Daviau vaikui saldainį, nuo kurio jis užspringo. Mama panikoje, o man tipo, aš nužudžiau vaiką. Aš dalyvavau Elono Musko mamos gimtadienyje. Buvo Elono Musko mama. Tu mano komandoje esilė, ble, ką čia darai? Aš važiavau ilsėtis į Ameriką pas draugelį. Aš sakau, kad jisai ten gulės po skalpeliu dar. Dėl to jis ir varė tenai. Pažiūrėk į Conoro McGregoro, jam nuo hormonų irgi veidas transformavosi, atsargiai, ble. Bumila Sveiki atvykę į laidą, žinau, kad meluoji, kur išsiaiškinam, kas sako tiesą, o kas sako melą. Ir pirmasis dalyvis mūsų laidoje, oi, steroidai jau šiknuoja, Emilis Jokūbas, aplojam jam. Ant jo galvos yra daugiau plaukų negu ant mano viso kūno, tai Justinas Jarutis, aplojam jam. Ji savo dainoje klausė, kodėl tu čia. Jos fanai pamatė ją šioje laidoje, paklaus to paties. Tai yra Monika Liu. Ir kitoje komandoje turėjau jo atsiklausti, ar galiu sėdėti šioje laidoje. Tai Dominikas Klajumas, tabuojame. Per daug stipriai jam neplokite, nes jis nusimaus maikę. Tai Vaidas Baumila. Dėjai negali pasimti savo vyro vardo, nes iš devinkės jį taptų Šeškė. Tai Dalia Belinskaitė! Nes savo vyro vardas Šeškis. Taip, ai ne, Dėkojame mūsų partneriui Gubernija Nealkoholinis, kad jų gardus nealkoholiniai gėrimai laidos metu atgaivina tiek mane, tiek ir šios laidos dalyvius. Mano žiniomis, nealkoholinis ekstra tai lietuvių mėgstamiausias stilius bei skonis. Šviesios gintaro spalvos, skaidrus, išraiškingo skonio nealkoholinis alus. Šio nealkoholinio alaus Gubernija Extra Lager ieškokite prekybos vietose. Gubernija nealkoholinis. Tai gerai, galime pradėti. Emili, pradėsime nuo tavęs. Darželėje buvau perkeltas į Darželėje buvau perkeltas į specialiųjų poreikių grupę. Į speciukų grupę, dar kitaip tariant. Tai, kad tu sakai perkeltas, tai tikrai... tą patį kalbą. O nešiojai vaikystėj šalmą, ką nors? Ne, nešiodavau šitų dalykų. Aš buvau, aš psichiškai sveikas esu. Man nėra diagnozuota, žinai, kažkokie mokymosi sutrikimai kažkokie, man nėra diagnozuoti. Ok, patikėt, bet vienas. O čia atsimeni, kas buvo ten, ar čia tau pasakojai? Jo, čia ilga, žinok, istorija, ten daug dalykų davė iki to taško, kad mane pas tos spėcus, žinai, išvedė. Pirmas dalykas buvo, kad aš neklausydavau labai, žinai. Tada aš, karočią, gulėdavau lovai su tokiu kito Emiliu. Tai 2 Emiliai vienoj lovai. Nėra gera kombinacija, nes tas vienas Emilis myždavo pastoviai lovą. Jis pastoviai myždavo lovą, aš turėdavau... Bet jam nereikės, pats grupės tau reikėjo. Tai klausyk, gerai. Aš, kad man... Aš, karočią, jo, tu čia, blėt, manis aš, kad man nereiktų... tarp jo mižalūžinių gulėt, aš buvau su tokia kita vardą neminėsiu, žodžiu, kita darželinukė, irgi maža mergytė. Ir noriu pabrėžti, kad čia aš irgi darželinukas tuo momentu esu, nėra, kad aš suaugęs vyras darželį. Su tokia kita maža mergytė, žinai, aš su ja susidraugau ir aš, kai visi nueidavo pietų miegot, aš, kad nereiktų man su to Emiliu apsimyžusi gulėti lovai, aš pas ją įslinkdavau į lovytę ir aš tenais, Ir ten primėgsti. Ir žinai, auklėta pamatydavo, kad mes ten su kažką lovyti darom, dėl to pyzdavo protą. Gerai. Kaip atrodydavo spec grupė darželį? Kuo ten ypatingai būdavo? Kokių influencerių vaikus ten? Ten visi vaikai tokie, atrodo, ką tik atsikėlė būt. Aha. Primerktom akim. Okay. Lūpa patinė išvirtus. Tai kodėl tave ten siuntė apskritai? Tiesiog jie pagalvojo, kad kaip bausmė bus. Į mane perkelė pas speciukus, nes tada nebus kitų aplinkui mano grupės vaikų, su kurie man įtaką darytų, arba kur aš galėčiau jiem ten, žinai, kažką priešnekėti, nes aš labai blogas vaikas buvau darželį. Tai visi prisimerkę buvo pas tave? Taivano ambasadoje buvo pas šitas? Down sindromu buvo. Ai, supratau. Gerai, šitas... Pala, kokioj mokykloje specialiųjų... Čia ne mokykla, darželis. Kokiam darželiui specialiųjų kažkokiais lopšeliais? Ar vaikystė? Ne, vaikystė. Darželis vaikystė. Aš nežinau, bet man pritarsi tavo kolegos, aš tai kažkaip tai gimiau
prieš 90-osius metus, tai mano lopšelį darželį tai nebuvo tokių grupių. Tu net neėjai darželį. O kelintų metų? Ėjau. Kaip čia? Kelintų metų? Aš 97. Oi, tai mano laikais nebuvo. Tai kažkaip tokių grupių Ar jūs įsitikinę, kad nebuvo? Nu, blema, bent jau mano Jūs darželį. įsitikinę, kad... Mano darželį nebuvo. Buvo, aišku, buvo. Panevežiai, kiekvienam darželis petnazai būdavo. Okay. Koks piktas. Gerai, kokios skonio yra krydelė raudona? Jeigu aš šitą žinau ir jeigu tu šitą nepasakysi, tu nebuvai specas. Kokias skonio? Gautas. Nu, Nežinau. tai va, viskas. O kodėl aš turiu žinoti? Kodėl man aktualu? Matot, ką sakau? O kodėl raudona? Ja, kodėl man? Tai skaniausia, nes prinokus. Matai, va. Ne, žinau, aš tikrai buvau spėtas. Dar... O tai kaip tu išgėjai nuo speco? Kas nutiko? Taip pat tave pamirkė Margansovkė ir Aš tipo, biškį ištraukė pabuvau. tave viskas, plus 3 IQ. Mane palaikė, mane ten biški palaikė, žinai, kol tipo alėtą bausmę savo atlikau ir grįžau atgal. O kiek laiko buvo ta bausmė? Blet, gal kokie, tarkim, tikrai virš mėnesį. Ai. Tikrai virš mėnesį. O kaip tėvai tai eina visi ir pranešimai tėvams ir tėvų? Nebuvo, man atrodo, žinau, kiekų pranešimų. Aš paškom į darželį vienas ateidau. Aha. O pakeitė tave kažkaip tas dalykas, kad tu buvai spėtas? Ne, man kaip tik šiaip man tenais biški nelabai patiko, nes supranti, kas yra, kaip iš viso atsirado jie, tai pradžiui būdavo dar ir juos pas mus į grupę dar atvesdavo, supranti, dar prieš jie mane nusinčiant tenais, būdavo, kad kartais juos tipo kažkaip atvesdavo į mūsų grupę. Kad... Kai į kitą baseiną įpila biški žuvies vandens, kad jin priprastų, kai jie Taip, tipo parodė, žinai, kad kažkaip, integruotis. Ir šalia, kažkaip, jo, aš ten atsimenu. Ir aš tenais, tuo momentu darželio grupį ten žaislų geriausių turėjau, žinai, viską turėjau geriausią, tai dažniausiai dėmesys į mane visas eidavo. Bet tada atvedė tuos, žinai. O dar bendrauju su kažkuo iš ten, kur lankėt? Susirašot? Aš ir žinai, Monika paklausė. Patarakas. Ne, tai kalbėti nelabai mokėjai, žinok, ten sunku. O ką jūs ten veikėt? Negalėjau palaikyti. Tas specų grupiai? Nes tu, sakei, normalioj grupiai pereidinai pas kiekvieną į lovą, ten nebeidavai jau, ten kažkokia buvo... Ne, aš tenais gulėjau atskirai, aš gulėjau atskirai ten lovyti. Aš su niekom negulėjau. Nebuvo visos lovos vienam kambarį buvo skirtingai, ar kaip? Ne, buvo viskas vis tiek vienoje patalpoje pagrindinė. Aš tiesiog gulėjau, jau negalėjau. Nebenorėjai su pas niekai jau. Ne, tai man tiesiog paguldė taip. O ką veikdavot? Gulėdavot lovės laik? Ble, žinok, nepaminu, aš atsimenu, turėjau vieną draugelį, karočią, kuris, aš ten susipažinau su vienu bičiuku, kuris, irgi sirgo Dauno sindromu. Gal tiek pasakyti. Iš išvaizdos... Tik tu viską pasakai. Ne, iš išvaizdos tu pasakai. Ar yra dar kažkas informacijos? Ar yra kažkas dar? Ar jisai NASO'j dirba? Ne. Kas dar yra? Bet aš sakau, žinai, kad nėra, kad aš, nežinau tiksliai komisija, aš galiu tiksliai pasakyti, kad jis Dauno sindromas. Ką reiškia irgi beje, aš net. Ta prasme. Tu sakai, jis irgi serga Dauno. Kuris iš mūsų tu galvoji, serga Dauno sindromu? Tu galvoji, kad dalė, tipo, ant tiek gerai plastinės operacijos dirba? Tu pažiūrėk, burnos net sužiūrėti negali. Jokauju. Reikia pasakyti, kad jokauju. Neįsičiais dalykite, blė. Jokauju. Bet žodžiu, aš susipažinau su vienu bičiuku, Dauno sindromu sirgo, man žiauriai patikdavo jisai, nes jisai tik juokdavas, nešnekėdavo ir klausydavo. Aš jam bet ką sakydavau, jis išvengdavo. Tai su juo labai gerai pradėjau sutarti, atsimenu, vienu metu. Tai buvo mano pagrindinis vardą, nepamenu dar iki dabar. Bet tos spec grupiai. Spec grupiai, jo, aš su juo visai būdavau, aš jam šneku dalykus, rodu jisai. Bet šiaip jo darželį nematyti, tik tai spec grupiai tu jį matydavai. Aš jį buvau prieš tai jau sutikęs, kai buvo jos atvedę visus į mūsų grupę. Čia kažką suka labai stipriai. O spec grupiai yra tie spec poreikiais, o tave būtent vienintelė bausmė ten nuvedė, kitų ne, kitiem ne. Kitų nevedė nieko. Vienintelis visam darželį spec grupiai pabuvęs. Ir čia buvo 2000. Kažkur tokio laiko. Ne? Oh my god. Pakitė kažkaip, mokai pamoką. Monika tiki viskuoti. Pamoką tokia? Aš galvoju, ką aš veikau. Pamokos jokios neišmokau, mane už nieką, realiai išsiuntėte. Už nieką, ne kaip. Už nieką. Ir aš dar esu įsitikinęs, kad vienas įvykis pastumėjo mane prie šito ištarimimo mane tenais, nes aš vieną kartą pašiukau tualete ir kažkaip bijojau užpakalį pats nusivalyti, tai pradėjau už tualeto šaukti auklėtoją, padėkit. Ir tada turėjau eiti man subinę valyti. Ir tada į specialių grupį įsinėdė. Ir tada po savaitės gal specų grupį įmetė. Griežtas darželis. Gerai, Dominykai, ką mes manom? Labai gerai sukurpta istorija, bet labai pasimetama tarp detalių. Nepasakyčiau. Monika tiesiog šokia. Monika dabar su nevalytų užpakalį. Mano darželė irgi šaukdavo, kad nuvalytų. Aš gal parodyti net tau, kaip jie atrodė. Gal impersonaciją padaryti. Justinas nereleitina, matau darželį. Aš čia leitinu. Pas mane irgi Jaučiu verkdavau. išdavo.
Mane myždavo irgi į lovą. Ateidavo kitas. Ji buvo speciukų grupė, Speciuk, matai, aš 88 gimimų. A, dar seniau. Pas mane nebuvo, bet pavyzdžiui, va tada, kai jau nuo 97, aš žinau, kad kiek tu buvo? Tarp 3-6 ėjai. Tarp 3-6, aš jau nuo 7 metų jau į mokyklą. Vaidai metų jau įdomu. Nes aš kai kubiškai gyvendavau, žinodavau. Mano mama dirbo su pradinukais, tai žinodavau, kad yra to pačiu ir prieš parengiamų ir taip toliau, kad yra. Taip. Pratau. Aš žinau, man atrodo, kad tai tiesiog utriruotas tas spec kažkokia tai klasė, tai būdavo tikrai kažkas, išsiųsdavo už bausmę į kažkokią tai kitą ten su kitais pabūt, tai nesivadino spec kažkokia tai speciali klasė, kažkokius tipo nusikaltėlius, kurie nepaklusnus už kažkokią tai bausmę. Nežinau, man atrodo, kad tu gal ir pagražinai daug dalykų, bet visai gali būti ir tiesa. Vėl reikės atsakymą iš jūsų komandos. Blemba. Ką galvoji? Aš tai sakyčiau ne, blemba. Kažkaip, nebus, pas mane tikrai nebūdavo, nors per daug būdavo, gerai, kad nepakliūdavau ten, bet man jis labai daug pasimetė, daug atrodo pasakojimo. Aišku, prikūrė biški. Nepamiršk, kad jisai biški special. Nu, žinau, biški special, su juo dar kitaip reikia. Bet sakai? Tai gerai, paskutinis klausimas. Ar tave išsiuntė dėl to, kad nevalyta šikna buvo? Ne, čia nesąmonė. Sakau, daug dalykų susidėjo. Daug dalykų. Iš lovos tie bėginėjimai, kad pastovi pas tas mergaitės lyzdų į lovas blemba, kad subinės nevalydų niekad, kad tenais žaislus laužydavau kitų blemba. Aš įsivaizduoju, Emilį surakintam rankom, ko jūs mane dedate? Pikučiu aš. Tai su pampers eina. Bet kaip pagalvojai, viskas nuo darželio vedė per visą gyvenimą. Blemba, suprantat, jisai protingas čiūvas yra, jisai yra protingas. Bet tai nekeičia fakto, kad jis galėjo būti specialiųjų poreikių grupė. Ir ten tikrai buvo 9 procentų visų vaikų tikrai turėjo, tas akis primerktas. Okay. Anksčiau džiūsą iš šiknos leisdavo, dabar džiūsą iš šikną leidžiasi ir, pažiūrėk, koks vyras dabar didelis. Kas yra džiūsa? Džiūsina. Džiūsina. Okay. Tai tu vaidai labiau, kad tiesa, ne? Bet 2-1 gal. Tai... Aš manau, kad netiesa. Aš manau, labiau netiesa. Tai yra melas. Taip, aš manau, kad aiškinkime, ar tai buvo melas, ar tiesa, Emilė atskleisk. Tiesa. Tai yra tiesa. Aš podcast'e. Už ką čia plot? Aš podcast'e. Kokį kelią jisai nuėjo. Aš dar podcast'e pasakau, gal prieš kokius 4 ar 5 metus. Aš dar šiaip bijojau, kad jie gali būti. Nu, ne veltui Vaidas jau buvęs čia. Liam, reikėjo vaidelio. Aš tiesiog prisimenu, kad darželė tikrai būdavo už bausmes, išsiųsdavo į gretimą kokią nors kitą pas kitus. O paprastą kitą grupę. Į paprastą kitą grupę už bausmes. Bet ten, žinok, nelabai. Aš dabar, kai viską atgaminu, aš nemanau net, kad labai ten taip galima buvo daryti. Jie tiesiog taip darė. Ne, nelabai skamba legaliai, tikrai. Jo. Norėjau sakyti, taip laikais gali būti labai diskriminuotai. Jo. Bet ten nieko baisaus nebuvo, žinok, tada geriau negu normaliai. Ten visi juokėsi, visiems eilės dremba. Gerai, pirmasis taškas keliauja Emilio komandai. Pažiūrėkim, kaip seksis Dominykui. Paplojam Dominykui. Mane išmetė iš darbo, kai vyresnio amžiaus senioriai pasakiau užsičiaupk seną pizdą. O kom dirbai? Barmenu. Ir seniorė atėjo į barą? Taip. Tada dar čia, kai judėdavai normaliai. Aš dirbau daug barų. Aš dirbau barmenu gal 5-6 metus. Ir vienas iš tų barų, jeigu atsimenat, buvo toksai prie Totorių gatvės Koko. Atsimenat? Ne. Ten, kur vidinis kiemas toks? Ne visai vidinis, bet leidžiantis nuo kalnelio. Kaip yra Vilniaus gatvė ir leidžiantis ir buvo Koko toksai. Ir jis dirbdavo dieną. Emilis neatsimins, jisai darželį. Labdarių toj gatvėje. Kažkokia jo, tokia gatvė. Jo, ir aš ten dirbau techniškai 2 dienas. Iš viso, nes aš tenais ir virtuvė buvo ir viskas, ir jis dirbo visą dieną. Ir mano darbas buvo daryti ten mojitą kokį nors, kas nors, jeigu dieną geria, arba sulčių, man išlysdavo čekiukas ir aš tipo paduodavau gėrimą ir nuneždavau padavėją. Man nelabai patiko, nes tipsų beveik negaudavau, nes man kaip barmenui tiesiai neduodavo. Man reikėdavo dalinti su stafo, o tipsus gaudavo padavėjos, kurios, nuneždavau. Kad dirbai, tai aišku. Jo. Tą supratom. Taip. O ką ant tau pasakė, kai tu jai pasakė? Koks stempės yra, tu pažiūrėk, jo, ant kiek net laikysena pasikeitė. Jis prieš tai toksai sudrybis sėdėjo. Jam nelengvas prisimti. O dabar jau stempės. Jo. Gerai. Jie pasimano. Čia maži gestai, aš pastebiu tos mažus pokyčius, žinai. Aš jau dabar galiu pasakyti, kad meluoju. Taip, taip, iš Daunų grupės. Tai ką ant tau pasakė, kai tu jai pasakėjai? Nieko, jinai man pradžiai nieko nepasakė, bet jinai pristojo, kad aš jai laimo nedaviau. Ne dėl to, kad tu ją pizdą pavadinai? Ne, jinai prisipiso prie manęs, kad aš jai laimo neduodu ir jis sako, duok man citrinos ir aš jai pasakiau, tipo... O kodėl tu jai nedavai citrinos?
Nes aš jai daviau citrinos, ir manęs prisipiso, kad jinai dar nori. Jeigu atviresnė amžius, koks skirtumas dar duoda. Kiek metukų buvo? Kiek metukų jai buvo? Nu, toks... Sudžiūvusi visiškai nafiks. Ne, nesenė visiškai. Aš senom bobom, tipo, vadinu jau, tipo, virš kem 5, tipo. Čia senas bobas vadini virš kem 5? Ne, čia ne man sena boba, bet aš ją pavadinau seną, nes norėjau įžeisti. Tai čia dienos metu buvo. Dienos metu, nu kaip, tipo popietė, bet diena. Gali gal pavaizduoti, kokį akcentų kalbėjo, kokią tarimę turėjo, kaip jinai. Iš čia ateina, pat laimo paprašyti. Daniuks, Gerai, o kelintais metais čia buvo? Tuoj, palaukit, pasakysiu. Aš 92 pasilikau 2 metais 8 klasiai, tai aš kelintais metais baigiau šūlę, jeigu 7 metų pradėjau. Nu, čia vis ne matematikai susirinkėme. Aš 92, 7 pradėjau. 9 pradėjau. Tai 2-3 baigiau. 2-3 baigiau šūlę? Ne, 2-3. Palauk. 11 metų. Atrodo, man reikia down klausimai būtų dabar. Tu už mane jaunesnis. Aš jaunesnis, jo. Kiek tu metų? Man 32. 2012 ir tu tada iš karto dirbai? Pirmam kursui? Aš iš karto šūliai pradėjau dirbti, man buvo 17. O tu Vilniuje mokinaisi? Jo, Salomėjos nėries gimnazija. Tai aš tada dirbau universiteto pub, buvo toksai baras, tada jau baras Shooters ir tada, kai tie Shooters pradėjo užsidarinėti, aš nuvariau padirbti į Koko. Ir va ten aš pasiunčiau nahu tiesiog. O kas savininkas? Gali man pasakyti, kas buvo savininkas Koko? Koko? Ne, neatsimenu, bet buvo vyras barmenas ir buvo tokia pana berods Kličkas Sraigė. Buvo tokia. Barmenė. O bet kaip atrodė savininkas, neatsimeni? Aš savininko nežinau, nepažįstu. Tai tave išmint ar tu pats išėjęs, nespartu? Tai kas tave priėmė į darbą? Kas? Kas tave į darbą? Mane priėmė, su manim pasisveikino barmenas, toks dėdas, aukštesnis vyras. Tai gerai, tu pavadinai ją pizdą. Jo. Ir kas toliau? Jinai išėjo, nu ir tipo ant mane supyko savininkas, turbūt. Jis per daug buvo. Jisai supyko ir jisai pasakė, kad tau čia nevieta. Nu, Emilį, pakuk tiksliai pasakė. Tikrai, manau. Galit garsiai pasitartis, kas gerai. Aš žinau savininką. Žino savininką žmogus. Savininką, blėt. Pažįstam. Asmeniškai savininką. Skambinam savininkui. Paskambinam savininkui ir paklausėm, ar aš ten dirbau. O kaip tu jauties dabar? Ne, aš ne dėl tavo darbo, kad tu dirbai bare tik vieną, bet nesu tikras, ar 12 tu mokykloje jau dirbai. Aš 17 metų pradėjau dirbti barmenu. Tai reiškia 10. 10 tikrai nebuvo ten Koko. Tai ne, aš 10 pradėjau dirbti barmenu. Jūs tai girdit? Aš 17 pradėjau dirbti barmenu. 5-6 baruose. Ir aš išvardinau universitetą. Atrodo, nepramoginė laido tardymas. Jo. Shooters tada baras ir tada tik tai vadinau. Tai kelintais metais? Aš neatsimenu. Tikrai. Net žmogus 2 dienas tik dirbo. Jo. Nusakau, gali būti 12-13. Gerai, kaip Kriošina reagavo, kai nahu pasakė? Supyko, ne? Ir tada iškart... Manau, kad melas. Iš tada iškart varė, į kur varė pas vadybą kažkur varė, ne? Įskundė tavinai. Ne, pamatė mane. Ai, tave vadyba pamatė. Mane iš Kaziolio. Jo, iš Kaziolio. Ir iškart tą pačią dieną išmetė? Jo. tą pačią dieną. Kaip? Mane yra išmetę iš vieno baro ir vieną nepriėmė netgi. Pakankamai yra neadekvati reakcija, jeigu žmogus paprašo, tokia man citrinos, sako, užsičiauk seną pizdą. Ne, nuklajumas tikrai taip nepasakyti. Man blogos dienos užtaikė. Gan blogos dienos užtaikė. Neišdarbavo, neskeričiojosi, elgėsi labai bjauriai. Tai tada, kai nedavė jai tos citrinos. Taip. Ai, nebuvo, kad iškart laukė. Ne, aš tipos seną pizdą. Sakai, neduosi citrinos, tada jis sako, kodėl man neduosi citrinos, užsičiauk seną pizdą, sakai. Nu, čia yra normalus, visuose baruose visą laiką yra beisbolkė, viskas, nes tu kažkada turi susipykti su klientu visą laiką. Mums yra laptopus sulaužę, hebra. Melas. Prioholą, turim prioholą. Manome, kad tai yra melas, turim negi 3. Aš tiesiog manau, kad klajumas ant tiek yra fainas ir geras žmogus, kad jis tik... Taip. Aš esu mačiau, kaip jis nuoširdžiai šneka. Jis yra jautrus, yra meškiukas, pažiūrėkite. Va, išsiaiškinsiu. Jis nesakytų, užsičiauk seną pizdą. Manome, kad tai yra melas, ar ne? Aš fiksuosiu. Bet aš dabar pamačiau, kaip jis nusivylė savim. Užfiksuosime atsakymą melas. Turim prioholą. Paklausiu tavęs, ar tai yra tiesa. Monika sako, kad tiesa. Kas pasikeitė? Nu, aš tavim nusivyliau. Tiesa, ką aš dabar padariau? Žmogus, nes tu iš tiesų tai padarei. Čia tu sugalvojai? Čia prastai iš tikrųjų atrodys. Jo, šiaip žiauriai prastai atrodys. Jo, prastai. Jo. Gerai, tai Tikiuosi, kad melas. Mes sakom, kad melas. 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 Tikėkime, kad melas. Per geras žmogus. Melas. Melas! Tu dirbai kartu. Aš jums prikišau tiek daug randominių teisingų faktų, kad jūs pasimestumėt istorijai. O tu ten dirbai iš tiesų, ne? Aš dirbau vieną dieną ir išėjau tiesiog. Ir viskas. Gerai, važiuojam toliau, Hebra. Ir dabar yra Justino Jaručiai Lieva Blamjam. Justinai, skaityk. Mane vežė vyras, kuris vaire laikė žolę. Vaire? Jo. Taip. Vairė, ta prasme,
Ne ant vairo, vaire. Kaip sužinojai? Aš sužinojau, čia labai ilga istorija. Nu, papasakok, turim laiko. Atrodo. Reikia pagalvoti. Gali netgi sudainuoti, turim laiko. Tranzavau su draugeliu Norvegijoje. Sausio mėnesį. Ir mes tranzavom iš Oslo oro uosto iki Hemsedal, toks yra miestelis. Sure. Jo. Net nepatikrinsim niekas. Pas draugus. Hemsedal. Pas draugus. Žodžiu, tranzavom prie -25 ir tiesiog 200 km. Norvegijai nelabai kas stoja, pasirodo. Ir mus vežė tos 200 km mes 11 valandų tranzavom. Panašiai jo. Nu ir paskutinis bičas, kur jau mes ten galvojom, numirsim 11 vakaro, jau sušalsim. Sustojo bičas kažkoks, kur girtas buvo, tada jisai sustojo vidury kelio ir sako, ar jūs nieko prieš, jeigu aš parūkysiu. Pasiėm pėlis įpjojo vairą. Ten buvo kažkokia sena mašina. Jais glušaką apžiūrė. Ir esmė ten, kur oro pagalbė, vaire, kur pipsikas, jis ištraukė pipsiką, ten buvo dėžutė. Ir buvo... Kanabinoidai. Kanabinoidai. Ir aš jam šviečiau su... Kokios markės Ledo. vairas? Prašau? Kokios markės vairas? Volvo? Nes reikia pagalvoti apie formą. Forma? Kvadratinė buvo. Toksai, tas pipsikas buvo kvadratinis. Kvadratinis su tokiais, kaip ta raidės išlindimais tokiais ar be? Žinau. Jo, buvo vairas kai toks, ne? Aš žinau. Du tokie. Kur būna, va čia va pagalvė ir po du tokius, man atrodo. Jis tai žino, kokios formos vairas. Nemeluoja. Ir aš atsimenu, kad aš laikiau, mano draugelis įdėjo gale ir aš laikiau Ledo tą lempą, kad jisai galėtų susisukti ir važiavam. O paimį, kodėl jūs ten tranzavot Norvegijai? Mes pas draugus varėm. Aš manau, kad jis Tiesiog random, tranzavot, negalėjot kažkaip kitaip susigaudyti? Mes babkių neturėjom tuomet. O pasiekė tikslas su tuo, ar reikėjo perlipti kitą? Ne, jau su juo, paskui perlipom paskui į draugų mašiną dar. Ir tada mus... O kaip draugų mašiną persirė, kodėl iškart nepaėmė jūsų? Nes mus pavežė nepilnai iki to kelio. O kaip jūs babkių neturėdami Norvegijoje atsidūrėt? Pigus labai bilietai, mes Rainėrų nusipirkom bilietus už 10 eurų tuomet. Į Oslą? Jo, iš Rygos. Ten ta kelionė crazy buvo, mes važiavam iki Kupiškio. Aš žinau, mes važiavam su draugeliu iki Kupiškio ir vos tarp jūsų 13 padarėm ten žodžiu. Seniai, tu dar daunų klasiai buvai, kai jau Norvegijai. Vaiką ir pasiėmė mane. O tai jūs patys nerūkėt su juo? Ne. Kodėl? Nu, aš jau bijojau, žinok. Jis buvo girtas. O tai gerai, parūkė ir kas toliau, važiavo toliau? Ir važiavam toliau ir paskutinis, ką atsimenu, kad jis važiuoja ir sako, mus čia paleisk. Ir jisai ant rankinio aikštelį kažkai taksi apsisuko. Račnyką šovė ir... Račnyką šovė, apsuko mašiną, mes ten visi tokie ir jis taip sako, my name is Frank. Kietai visai. Wow. Skamba kaip filmas labiau negu... Tai jūs visą laiką važiavot kartu su juo, nežinodami... Ne, mes važiavom apie paskutinę valandą, ten buvo, nes, sakau, 200 kg, mes važiavom gal 5-6 mašinom ir autobusu. Ir nieks nestojo, fakais šėrė visi, kai transavom ir viskas. Ir buvo labai šalta. O paskui bėgom, bėgių ieško traukinio. O kaip draugai, ekskursai, kad draugai vėliau paėmė, tai kaip draugai atsirado ten toje vietoje? Tai draugai jau ten gyveno 15 km. Na, jie jau laukia, ne? Jo. O negalėjo anksčiau biškit važiuoti, ar ne? Bet negalėjo. Neturėjo pinigų atvažiuoti. Sako, taip, mes negalim atvaryti, neturi mašinos. Taip. Ir Frankas pavežė. Tai jūs pasitiko pėsčiom? Ne, paskui gavo kažkaip mašiną. Paskui gavo. Kažkai neščia moteris. Monika googlina, ar norvegų mašinos vairus turi. Aš noriu, kad tu toliau pasakotum tą istoriją. Aš manau, kad tiesa. Čia visiškai yra Jaručio istorija. Jisai varė su gitara, jisai parinosi, kad gitara nesušaltų, nes išsiderins ir negalės. Neturėjau gitarą. Man tik viena man yra netiesa, kad jūs bijojate to vairuotojo, nes friksų laikais man atrodo, kad jūs... Prieš friksus. Prieš friksus? Čia 2.12 dar prieš friksus? Tai man. Ai, ne, jau per... Nu, jo. Frankas, kurį marihuanos nerūkė. Aš manau, kad arba labai gerai pritaikyta istorija, nes Norvegija žino 100%, arba tikrai buvo. Ir dar atsimenu miestelį. Na gerai, ir pasitikime Franką į studiją, pablojame ją. Ne, būtų žiaurai. Ir ant ručnyko įlėkė. Ir dar kažkas. Durniai, man reikės atsakymą iš jūsų. Jūs pritarėt, kad tiesa? Tiesa. Vaidai dabar tą pritarimą, tikrai. Tu už ties labiau. Nu, aš už jūs kažkaip. Davai. Dominyko komanda mano, kad tai yra tiesa. Stinai, atskleis paslaptį. Tai yra tiesa.
Dominiko komandai keliauja dar vienas taškas. Na, o dabar šiek tiek sustabdome mūsų laidą. Norime padėkoti mūsų rėmėjams Surfshark. Jei jūs esate dažnai keliaujantis žmogus, toks kaip aš, jums būtinai reikia susirūpinti interneto saugumu. Aš nesenai keliavau Albanijai ir dažnai tekdavo jungtis prie internetų, kurie buvo parašyti kirilica. Todėl, kad apsaugočiau savo duomenis, visada naudojausi Surfsharku. Surfshark ne tik saugo jūsų duomenis, bet leidžia ir žiūrėti įvairiausią turinį, kuris galbūt nepasiekiamas jūsų esamoje šalyje. Aš keliaudamas pasidariau lietuvišką VPN ir visur galiu stebėti Žalgirio varžybas. Nieko nėra blogiau nei žiūrėti Žalgirio varžybas su albaniškais komentatoriais. Todėl mane Surfsharkas gelbėja keliaujant. Ir net jeigu grįžę po kelionės suprasite, kad jums nereikia Surfsharko, galėsite per 30 dienų nuo paslaugų įsigijimo susigrąžinti visus savo pinigus. Be viso to, Surfsharkas tik jums siūlo 3 papildomus nemokamus naudojimosi mėnesius su mūsų kodu ZKM3. Ačiū Surfsharkui ir dabar grįžtame į laidą. Turim labai energingą dalę, dabar jos eilė paploja. Kad pabėgčiau už pasimatymą, pasakiau vaikinui, kad mirė mano šuo. Aš sakau tiesa. Koks tai buvo pasimatymas? Ko čia buvo? Šiaip ne faina sakyti, nes jis panašaus mano amžiaus ir aš labai ilgai, aš iš tikrųjų iki Edvino labai mažai eidavau pasimatymus, nes man vaikinai buvo šlikštų tipo ir mano sesė visą laiką man sakydavo, nu Dalia, pabandyk su kažkokiu tipo. Nu, pabandžiau ir reikėjo bėgti. O kuo mes tau taip nepatiko? Ja, kas buvo? Man šiaip bernai kažkaip būdavo tokie, nu, tipo, nu, žiauriai keista, nes aš tuo metu man krepšinis, tai galvoju. Ja. Ir man kai parašydavo, man faina būdavo pačiatinti, bet kai susitik, nu, tavęs pirmi tokie pasimatymai, nu, žiauriai baisu, nežinai, kaip šnekėti, ką šnekėti. Tai atsimenu, pirmą pasimatymą nes su juo buvau nusivedus kartu draugė, nes po kažkokio rungtynių nuvarėm į Čilį, atsimenu, Kaune žaidėm, nuvarėm į Čilį ir sakau... Čili pica? Taip, į Čiliaką. Grybų šovėt už kuponus, grybų pica? Nebuvo dar ta kuponų, žak, man rodas, sakyčiau, kad nebuvo. Ir atvarėm su draugė ir, tipo, vos aš taip žiūriu ją ir, tipo, jau gal laikas, o tas kitas buvo krepšininkas toks, krepšininkas. Irgi buvo metas už mane vyresnis ir... Bet vien su krepšininkais pagrindė, vien kažiorai, ne? Nu, balin, aš pati žaidžiau, ką aš tai kaip gaunas, tai pačia aplinkoje, sukiesi, važinėjau autobusais kartu. Nu jo. Liam, aš dainuoju su ne viena dainininkė, neprasinešiau dar. Nu, matai. Neli Paltinė dabar. Kiek man? 16 ar 15 galvoju? 16 metų? 15 gal. Aš nuo 17. Nuo 17 mes su juo. 17. O buvo 15 metukų, kai varai. Nu, bliam, atsakyčiau 15 gal labiau. 15 metukų, kiek tam buvo jaunoliui? Jis metais vyresnis, 5. Aš 6, aš 5. Turėjau, taip. Roksė. Ne, nu... 2-2. Akivaizdu, kad jis vėliau pamatė, kad... Tu tada suvaidinai, kad mirė šuo. Ja, kaip atrodė? Ne, aš tipo kažkaip, nu aš jau supratau, kad mane fainai ir aš tipo tai vis pasižiūriu telefoną, vis galvoju, nu aš tikrai, mano šeima visą laiką sakydavo, kad aš su makaronų kabintoje, mano tėtis laiką sako, tu baigai mokyklą, dėl to nesako, tu gerai, aš baigiau mokyklą labai, nesako, tu mokėdavai visiems mokytam primeluoti, sako, makaronų prikabinti, nespėjau mokyti, čia žinokit, biškai taip gavosi ir, nu, tai aš jau būdamas su juo, kuriau tą istoriją. Ką jis tu padarė? Kas tu padarė? Nu, man nepatiko tiesiog, nu, aš tai nemoku paaiškinti. Nemaloniai. Nežinau, šiaip man viskas. Ta prasme, tiesiog. Higienos nebuvo. Nu, nebuvo chemijos, tikrai. Kiek laiko buvo? Nagai gal buvo nukandžioti. Pasimatymo pradžios, iki kol tai jam pasakė, kad šuo mirė. Nu, blemba, dar, nu, kokį pusvalandį, sakyčiau. Koks čia kvapas buvo? Kaip jis kvepėjo? Tikrai nesėdėjau, tai nepavažiu. Kaip jis reagavo? Ne, nu, jis jaučiam suprato, kad aš, jo, kad aš... Jis kažioras buvo, ne? Jo. Kokia išmera buvo? Kokia išmera? Nu, tu čia gerai, žiūrėk, man palauk, tai galvosiu, mano dabar yra Kem 7, 15 metų. Kem 7? Kem 7? Vyro! Ai, vyro. Tu nablėt galvojau. Dalytė. Gera tiesa tada įrašyta. O gerai. Tavo kokia Kem 1, ne? Kaip? Kem 1. Kem 1. Aktuali informacija. Gerai, o reikėjo po to apsimetinėti, pavyzdžiui, Instagram'o postą įdėti, kur šuo. Ne, matau, metu dar nebuvo Instagram'o. Savo. Okay. Bet tai tavo, o tau kas nors parašė, kad šuo? Ne, tai aš tiesiog, aš jau šnekėdama apsimetinėjau ir taip, man čia sesė vis kažkas, mes buvom sesėm apstai, kai žinau, kad vieni iš pirmų pasimatymų visą laiką sakydavau, jeigu ką jūs man parašyt, kad aš turėčiau jau ką atmazą. Tai aš vis parašau,
čia sesėm ir vėliau taip. Čia jau išmokai iš filmų šitą. Ne, ta prasme, mes su sesėm esam 4 sesės, ta prasme, mes tiek prisigalvojom savo visų dalykų, tai... Vienai tikrai vaikinai labiau patiko negu jai, galiu sakyti nuoširdžiai. O šuniukas dabar dar gyvas? Gyvas yra? Ne. Ne, Roksė mūsų buvo. Dabar mes turim per... Ščiuvas atėjo prie chatos su gėlėm greitai. Ne, labai gaila buvo ten mūsų buvo šeimos šuo. Jis patikėjo iš karto? Ne, sakau, jis tikrai suprato jaučiu, nu, tokia kaip vadinasi, tipo... Aš pažinojau jūsų tą šunį, tik iš Šeškuose gyvena, Roksytė. Taip. Jo, aš žinau, o sesė viską. Ką man? Aš žinau, gal... Tiesa, aišku, kad tiesa. Tu kaip manai, tu esi vis tiek. Nu jo, tokia atrodo, blemba, melagėlė. Žaidžia dabar? Nu melagėlė, ne iš dabar. Žaidžia, dėl to ir sakau, kad negaliu sakyti. Bet sakė, makaronus mokėjo kabinti, mokyklą baigė, tai tu atsargiai žinai. Ne, bet šiaip Edvis iš tikrųjų su juo žaidė ir mes dar kai draugavom, jis vis dar vis tiek bandė mane kabinti. Tai čia Edvis žino apie jį, ar ne? Jo, tai sakau, tai tuo metu net Edvinas yra mano pirmas vaikinas, tai aš iki to su tais bendravau ir sakydavau, čia mano visi draugai. Ir Edvis sakydavo, vadindavo broliais. Aš sakau, man jie kaip broliai, tipo tik draugiškai. Ir sako, jo, tau gal ir draugiškai. Tai... Vieną kartą jau pasimatymą po Skype'o susirašinėjus tokiu Vytu. Mes tikom ant kalno tauro, aš buvau Vilniuje ir aš visą laiką, 20 minučių rankinukę peidį, duonas paralaikiau. Apdruk turėt. Kas su to tauro kalnu? Mes su tam tauro kalnu irgi susitikom klausyti. Bus tik tauro kalno? Gerai, tai turim, ką turimės? Tiesa. Tiesa, aš Monika. Blemba, sakai tiesa? Aš klausau Monikos. Aš toks neapsisprendžiu šitą vietą. Sakai tiesa. Dabar Dalytė labai įdomi mirksi. Ne, aš tiesiog žiūriu, Emilis. Jūs visi šnekat, o Emilis jokia mane taip visai. Sklandžiai viską pasakoja. Tai sklandžiai, tai tam ir problema, kad per daug sklandžiai, tame problema ir... Baumila, ką darė, jis vis sako jai, jo, jinai kabino makaronus, mokėjo kabinti makaronus. Per daug pritarė, per daug keistai pritarė, jin čia meluoja, aš netikiu, kad taip įvyko. Aš sakau, kad jinai meluoja. Ne, niekas nemeluotų apie šunį. Tu, kadangi esi kapitonas, gali overrulint savo komandos narių pasirinkimą ir pasakyti, kad tai yra melas, bet tavo kolegos sufleruoja. Jūs abudu, tai jeigu jų daugiau, tada aš galiu pasiduoti. Gerai, parimsiu, kad tai yra tiesa. Dalia, kaip buvo iš tiesų? Visi trys žmonės. Netiesa! Sakiau aš. Na kągi, o dabar yra Monikos eilė, palinkime jai sėkmės. Monika. Daviau. Taip. Daviau vaikui saldainį, nuo kurio jis užspringo. Kiek vaikui metų buvo? Nežinau, žinok, kokie gal 2 max. Taip tas. O kaip jis gyvas? Ne, ten buvo... Ne? Ai, ar gyvas? Gyvas. Aš nežinau, ar jis dabar gyvas. Ai, bet tuo metu jau viskas... Akropolė pamatuosiai, mūrytas jis. Aš buvau Akropolė. Ai, va. Aš buvau Akropolė Klaipėdoje, tada gyvenau. Jau parduotuvės Saldus Majai ir prisipirkau. Buvo, nebuvo Saldus Majai? Buvo Saldus Majai, skeba tikrai. Jo, ir aš prisipirkau maišelį įvairiausių saldainių, nes labai mėgau saldainius ir važiavau autobusu namo, 8. Tipo mes žinom. Ką? Tipo mes žinom. O troleibus ir autobus? Ką? Troleibus ir autobus. Troleibusų nėra. Jo, autobusų važiavau. Tai čia su grupė 8 kambarys. Tas maršrutas mano buvo repo grupė. Šitas nuo šito? Jo, nes 8 važiuoja Klaipėdoje per visą centrą. Jo, tai aš važiavau... Informacija, kurios... 300 metrų centrą. Niekam neįdomi informacija, kurios... 8 iki stoties. Ir tada aš valgiau tos saldainius ir sėdėjo tokia mama... Saldainiai buvo? Ką? Miksas. Miksas, bet kokį, įvairiausi. Kažkokius atsimeni. Tokie, žinai, žirniukai. O nuo kurio užspringo? Nuo žirniuko? Greičiausiai. Bet jie mažiukai, tie žirniukai. Taip, vaikas irgi mažiukas. O tai tu davai 2 metų vaikui, atsiklausai bent jau mamos. Dabar žiūrėkit, ir aš valgau tos saldainius, žinai, valgau, žiūriu per langą. Ką? Ne, nereikia, tu man Parodyk. Tik tie pagarvot, blemba. Parodyk, blemba. Ir štai, žinai, sluoksniais valgau, apvalgau šokoladuką, tada nuimus viršutinį karamelį, tada aplaižau. Valgo, kaip aš nekenčiu viską. O Rafaelą valgau taip, kad riešto nepažeisti. Nepaždrėti. O, čia visų vyrų svajonė, kad riešutą. Taip. Riešutą pabaigai pasilieki. Rieštas pabaigai. Bet tada aš pirkau vis tiek... Monika sako, suvalgyk mano Rafaelą. Sakykim, dražė. Faktas, kad dražė. Jo, ir aš sėdžiu prie lango valgau ir sėdė tokia mamytė. Ne. Įdaras išbėga. Gerai, Monika. Bananinis. Ir
Ir aš nevalgau, ir sėdi mama, ir su to vaiku, ir jie taip į mane žiūri, žinai, tas matau, kad vaikas taip nori. Abu? Ką? Abu ir mama žiūrėjo? Jo, gal neleidžiu savo, žinai, saldainių. Ir jie taip žiūri, ir aš taip, sakau, gal norit saldainių. Jo. Ir pasiūliau. Ir ta mama paėmė. Ir įdėjo tam vaikų saldainį. Ir tada... Į kur? Į burną. O tu kodėl vaikas? Jis jam į burną įdėjo? Nes, mažiukas, nežinau kodėl. Kaip vaikas valgė saldainį? Jis kažkaip įdėjo saldainį. Parodyk, kaip saldainį. Ir įdėjo mama tą saldainį vaikui į burną. Tau patinka? Ne, gerai, baigi. Vaikas sako, skanus saldainis. Mama, skanus saldainis. Emilija, aš mačiau, kad Pavdedis su privačiu lėktuvu išskrido jau už šalies, už pedofilijos. Gerai, aš Kebra žinau, baigiam viskas. Ką čia man? Ne pedofilas, pažiūrėkite kamerą ir pasakykite ne pedofilas. Nesu aš pedofilas, blemba. Normalus žmogus savo kaltę jau, kaip sakant, atpirkė seniausiai blemba, dabar siekia, kaip sakant, normaliai gyventi. Parodyk, ar užsirėtės yra pas tai dabar. Iškyra, jo. Fū, blėt. Jo, bet šiaip geras žmogus ir visi čia irgi geri žmonės. Ir Monika, ar tu buvai geras žmogus jau teisė? Taip, labai, žinai, taip tikrai jaučiausi geras. Ir tada koks, žinai, nežinau, 15 sekundžių po, stovi autobusas ir krato tą vaiką ir visi, žinai, ir krato. Kaip krato? O tai už kojų? Už kojų? 2 metrų vaiką už kojų kratė vidury autobusą. Esu matęs. O mama pabėgo iš... Mama panikoj, o man tipo, aš nužudžiau vaiką. Ir kas man dabar bus, O kaip žiau. vaikas kosėjo? Kokia buvo visa kosėjimo situacija? Aš neatsimenu, dabar, kai yra toks stresas, paskui... Pavadink kaip kosė. Ne, bet... Kažkas klipinkit šitą. Kur kažkur tikrai parduosi. Šitas bus mimsas, tikrai. Ne, supranti, žinai, prisiminimus blogus smegenis per laiką ištrina, aš ne... Va, ten buvo man dabar juodas, žinai, skylė yra. Aš tik jau va, tą momentą, kur jį krato, nes... O kas įkratė? Mama. Tai sakai, mama stovi, žiūri. Ne, neprasmys. Mama gal... Makaronų kabintoje neprasmys. Ne, mama kratė, bet ten pribėgo visi, žinai, ten buvo crazy shit, žinokit, panika. Ir aš tokia... Bet, ir aš sakau, jis pats paėmė. Taigi mama paėmė. Ne, jis norėjo, bet aš pasiūliau. Man skamba kaip toks dalykas, kur galėtų Monika nutikti. Man ir taip atrodo, ir kartu... Nes Monika skamba kaip... Saldainių dalinta. Jeigu prie manęs vaikas užspringtų, aš neatsiminčiau, o Monika, manau, tai yra žiauri traumuojantis dalykas būtų. Žosk. Tu neatsimintum, jeigu prie tavęs vaikas užspringtų? Kas? Kodėl tu neatsimintum? Nes per juokinga būtų tiesiog. Blemba. Blemba, žinau, tai yra tai baisu, jeigu... Nuo tavo rankos. Vaikas sukandžioja šuo, ten dar kažkas. Ir aš nesinešioju. Bet ar tu tą vaiką tas šuniukas tavo buvo? Mes valgiam grybus ant Tauro kalno. Tauro kalnas. Ir mes sėdėm ir įdenasi vaikas va taip nuo kalno ir šuo iš paskos prabėga ir tarvai vaiką. Va tai ką. Ir aš galvoju, čia dabar grybai ar čia kas, bet pasirodo ne. Ir va. Blemba, bet matai, aš pati... Taip ilgai buvai ten, kad išėjo grybai iš tavęs ir sužinojai? Jo. Ir aš po to supratau, kad tipo jo, viskas čia buvo. Kaip manot? Monika jaudinasi, biški detalės yra netikslios, bet aš manau, kad tai yra in character. Gali būti, aš čia pagalvoju, kad biškai bando Kai jinai paėmė kortelę, labai nuoširdžiai nusijokė. Aš nežinau, ar tipo, jai tikrai jokinga, kad tas vaikas užspringo ir vos nemirė, ar jinai nustebo, kad nebuvo perskaičius kortelės ir jai jokingas pasirodė tas bairis ir istorija. Tai va aš tarp to ir to kažkaip... Blemba, man dabar sėtinga. Aš įsivaizduoju, kaip Monika man pasakotų šitą istoriją. O Dieve, vaikui daviau saldainį, užspringo. Aš matau tave, va taip sakant. Aš buvau paauglė tada. Buvo labai baisu. Labai baisu. Nežinau, man atrodo, kad ne. Blemba, man dabar taip sumėtė. Aš šiaip pradžiui sakyčiau, kad ne, bet kartu galvoju, kad gal specialiai sumėtė tas pėdas. Tu taip, ne, labiau? Aš manau, kad taip. Man atrodo, kad ne. Blemba, kaip sumėtė. Man vis gerai atsakymas, žinai, laikas neguminis yra. Spręskit šį kartą. Davai, sprendžiam, Aš manau, kad tai tiesa.
Bet kaip jūs galvojate? Aš manau, kad ne. Aš, pavyzdžiui, galvojau, kad ne, vėliau biškutį, kad taip. Ir dabar, Vaidai, tu nuspręs, mes jau buvom nusprendę. Pala, aš sakiau ne. Aš sakau ne. O kodėl, kuri vieta tavęs nedžiugina? O kodėl tu taip gini? Kodėl tu taip gini? Tu mane taip senai pažįsti. O tai kaip vaikas atspringo galiausiai? Iškrito saldainis. Taip, krato. Gerai, visą Tai būtent dėl to, kad aš tave taip seniai pažįstu, aš jau šitą istoriją turėjau girdėti. Gal tu pamiršai, gal aš nenorėjau pasakoti. Pomila negirdi nieko, ką jam kiti pasakoti. Aš per daug susikantravęs į save buvau, kai tu man pasakai šitą Ryca, taip savo žiūrėjau. Vaikas užspringo, jo? Į kitą vaiką. Vienintelis dalykas, kas man iššoka, tai kad už kojų kratė vaiką. O ką tu darytum, už rankų nekratysi? Todėl, kad vaikui yra daužoma per nugarą. Va, čia profesionaliai. Bet ne visi tai žino. Kas? Ne visi tai žino. Autobusai krato vaiką savo. Bet čia sugalvo dar, taip, Tais laikais nebūtinai dar buvo tiek. Neišrasta dar buvo. Kokiais laikais, čia visai nesenai. Gorbačiovas Heimlichas atėjo ir visiems pradėjo šitą daryti. Iki tol visus vaikus tipo daužė. Aš labiau už melą tada. Man atrodo, kažkaip ta mama su Emiliu darželė kažkaip turėjo. Visi Aš užduosiu atsakymą, kad tai yra melas. Monika, pasakyk mums tiesą. Tiesa. Monika iš tiesų vos nenužudė vaiko. Taip. Nu, netiesiogiai. Bet rimtai kratė už kojų? Jo, Atrodo, kad ten ta žinai mama darė labiau vos nenužudė viską. savo vaiko, negu Gali tu. būti, jo, bet žinok, kaip baisu. Na ką, o dabar Vaido Bomilas ir palinkim jam sėkmės plojimais. Aš dalyvavau Elono Musko mamos gimtadienį. Tai tu esi priklausai, kažką jau susijęs esi su tais Illuminati. aukštesniaisiais. Ar tu gali pasakyti? Ar skridai lėktuvu į salą, kur vaikų buvo? Kada čia buvo? Kada čia buvo? Čia buvo prieš kokius apie 10 metį. 10 metų atgal? Apie 10. Tai dar nebuvo. Man yra lengviau. Iš kur tu Elono močias, kaip tu supažinėsi? Gerai, aš važiavau ilsėtis. Aš važiavau ilsėtis į... Aš važiavau ilsėtis į Ameriką pas draugelį iš Čikagos. Koks vardas? Emilis. Ir mes tada su Emiliu keliavom. Negali tai būti. Aš buvau. Tai jis ne Lietuvoje, jis Čikagoje. Čikagoje. Aš pažinotą. Aš buvau Čikagoje. Palauk, kokia pavardė? Negali būti dviejų Emilių Čikagoje. Jaškevičius. Jo. Jaškevičius, Emilis Jaškevičius, mano draugelis. Mes Čikagoje patūsijom, po to varėm į Vegasą, iš Vegaso nuomomės mašiną. Tau čia buvo... Tau buvo 20 kiek? Vegase nelošiam. Kada? Nelošiam. Ne, visiškai. Aš esu prieš. Šovėt niuchą? Absoliučiai. Niuchą? Niuchą visas. Visada. Reiks kitą. Purvą ėmėt? Pomšas sudaužė. Toks tipo seniai prie pačios. O jis va, į vieną šovėt. Adekvatai susirinkę žadėjau. Gerai, sorry. Kas toliau po Vegasą buvo? Tai važiavom po Vegaso į Los Andželą, prasukom pro Arizoną, palydėjom saulėlį į Grand Canyone, iš Grand Canyono per naktį važiavom į Los Andželą, Los Andželą nuvarėm į Marina del Rey rajoną ir tam rajone varėm pas tokį bičiulį Redži, mano to Emilio draugelio, pas Redži to. Jedodis? Ką? Jedodis. Tamsus. Gerai. Tamsus. Gerai. Pas Redži, kuris, nu, toks indų amerikietis, pakistanietis amerikietis, nežinau. Atsitūpęs dabar. Atsitūpęs su rankom. Ir tada, jo, ten gyvenom ir to Redžio kaimynė buvo Elono Musko mama. Aš spėjau. Tu mano komandoje esate. Gali parodyti, kaip Redžis valgo. Auksiniai šiltos. Gerai. Žodžiu, tai, tu pasakok. Viskas tyliu. Blek, laimas. Ne, gerai, viskas. O kaip tu sužinojai, kad jinai yra Elono Musko mama, nes prieš 10 metų tu žinojai Eloną Muską? Taip, aišku, Eloną Muską žinojo visi ir prieš 10 metų, ir prieš daugiau metų žinojo. Jo, o tada, kai jisai PayPal'ą turėjo Eloną Muską. Ir tu bajos gimtadienį, kaip tavo visa aplinka, kas ten per žmonės buvo? Jo, tai nepatikėsit, bet dar gyvas tada amžinatelis, dabar jau Normas McDonald's buvo tame gimtadienyje. Ir Emilis visą gimtadienį klausėsi Normo juokelių, nes galvojo, kad su juo susidraugaus kažkaip tai ir gal gaus kontaktų ir gal... Vaizduoju vis laiką Emilį Jokūbą kaip klaustų. Aš irgi, man apšė susirinko. Jo, nu,
Jo, Norm Macdonald, visiškai klasika. Ir kai tuo metu Emilis galėjo visiškai suhukapinti su Elono Musko sesę. Jo. Ir dabar aš tikrai čia nesidėčiau pas draugelį čilčiau Amerikoje už jo žmonos babkės. Tai anyway, buvom gimtadienį pas Elono Musko mamą. Paspaudė rankytę Elono Musko mamą. Paspaudė, bet visiškai random, nes kvietė tą Redžį, bet mes kaip ir svečiavomės, bankinom pas tą Redžį namuose. Ir tada mus pakvietė ir tam pačiam pastate tiesiog, tam pačiam pastatų komplekse, tam pačiam gyvenam. Kaip kvepėja Redžis? Redžis? Koks kvapas buvo? Kaip karis. Kaip karis kvepėja. Jo. Kaip Stefan. O Elonas Muskas pats ten buvo? Ne, Musko nebuvo savo. O tai kaip jis į savo mamos gimtadienį nebuvo? Nu, man atrodo, kad jis pakankamai busy žmogus, kartais jis praleidžia ir savo mamos gimtadienį. O tu dovanų kažkokių ėmėjai? Dovanų? Dovanoji kažkokių? Ne, nu tai jau Redžis ten pasirūpino tomis dovanomis, mes kaip dovana buvome. O ką dovanojo? Dainavai? Žinok, dabar tiksliai negaliu prisiminti, ką. Ne, nu aišku, kad ten buvo fainai networking tipo ir prisistatyti, kad ten kažką dainininkas. Lietuvos ten visiems iš tikrųjų šventai paėbat buvo. Dainavai? Neatsako, jau ketvirtą kartą. Dainavai padelį ar ne? Ar tu dainavai tenais? Ne, nedainavau. Ne. Aš žinojai, ten atpažino tave? Atpažino iš Eurovizijos. Aha. Iš Eurovizijos, jo. Ar McDonald's priedas? Dar nebuvai Eurovizijoje. Nebuvai dar Eurovizijoje. Aš juokauju, jūs Kokie spalvos plaukai jo mamos? Tuo metu buvo šviesus dar. Žilo, ne, jinai dabar. O vyrą dabar turėjo? jau jinai tokia pražilus. O kuo dirba, žinai? Elono Musko mama, anksčiau. Žinau šitą. Aš tokių smulkmenų tikrai neatsiminsiu, bet jo, Elono Musko mamytė. Ir šiaip labai hot, jinai yra modelis. Jinai yra modelis. Gerai, Hebra, ką mes manome, Emilė? Aš net... Tai kas Elonas Muskas yra? Elonas Muskas sukūrė mašiną, jo. Ir raketų. Visą kosmosą, karočią. Bet jisai Twitterį dar turi. O kaip jo močian? Tu močias, pirmą kartą girdžiu. Tai visai tikėt, irgi per daug detalių. Aš tiesiog nebetrišu, kaip jis ten atsidūrė, kas yra esmė. Tai galiu pakartoti, mes važiavom su automobiliu, važiavom pro Arizoną, palydėjom saulėlydį ir per naktį važiavom Los Andželą. Las Vegaso varėt į visai kitą pusę. Jo. Ir tada grįžot iš kitos pusės dar į Los Andželą per naktį. Bet taip yra buvę man irgi. Pro Grand Canyoną. Iš Vegaso į Los Andželą viskas ok, pakeliui. Ne, bet tu sakai, kad jūs po Vegaso varėt į Arizoną. Jo, tu prašauni pro Arizoną, tik nusuki į parką. Blet, ne, aš klausus, bet čia elitinis žmogus. Elitas. Ir tada grįžt. Čia taip biškai meluoja. Arba labai tau su geografija blogai, bet ne. Tai jeigu tu jau prieš 10 metų su, kaip sakant, su Elonu močiam duodavais, ką dabar tu darai? Kokiam tu dabar lygiais, aš nebesprantu. Kiek dar galima aukščiau? Dabar ramus. Bet aš žinai, kodėl galvoju, galėtų būti melas, nes prieš 10 metų Elonas nebuvo tiek labai ten populiarus ir nebūtinai... Būtų pas jo mamą gimtadienį. Aš sakiau apie 10 metų, apie 10 metų. Nebent kažkaip, ir jisai tikrai nežinotų, kas jis dar yra tada buvo Elono Musko praplikęs, mama. ne, dar baisus, tada buvo šlykštus Elon Muskas. Nes vienu, kai jis dar... Jo nebuvo gimtadienį, svarma. Elono nebuvo gimtadienį. Bet aš nemanau, kad jis tada būtų žinojęs, kad ten Elono Musko mama yra. Tavo gyvenime. Ne, mes O gerai, paskutinis klausimas. Gerai, žinau. O ką Redžis, koks jo darbas, ką jis veikia? Redžis yra absoliučiai Valgo scameris. Visiškas scameris. Fake it till you make it, bitches. Jisai tas bičias, kur indas, kuris skambina tau savo welcome to kitą. Hello, your Windows is Gal jisai broken. ranina kokį secret garažą, kuriame turi, žinai, atsisiuntęs iš Indijos ar Pakistano savo draugelių, kurie to užsiema, arba ranina tą biznį ten vietoj, savo gimtiniai. Bet šiaip jisai ten kažką naftą, kažką muziką biški. Šiaip jisai su savo žmona, dabar Lenkijoje, nes žmona Lenkija. Ir jie daro muzikos industrijoje visišką šūdiną lenkišką popsą. Lenkišką popsą indas? Absoliučiai, taip. What the fuck, čia Englishman in New York, ta prasme. Lemba. Gerai. Ir Redžis tipo dainuoja lenkiškai su savo žmona. Čia jau yra melas. Ir tada ateina į kambarį. Ir tada į kambarį Vynas Dizelis ateina dar irgi toks šeima svarbiausia, sako. Emilė, ką mes manom? Aš sakau, kad iki dabar kol kas aš tikėjau viskom, ką išneka, bet kai prasidėjo, kad Redžis dabar Lenkijoje, aš
Aš jau klausiu, aš jau laukiu, kada tasai Makolis Kolkinas ateis, blėt, į istoriją. Visi žymybės atrodo, blėt. Jis dabar specialiai padarė. Pakankamai random, kad būtų netiesa, bet taip pat ir tiesa. Bet žinai, kas yra, čia nėra kaip tik susijęs su tuo momentu, kai jisai žiauriai jo veidas transformavosi, kai jis išvarė tenais, ne? Čiagi natūraliai, sako. Aš sakau, kad jisai ten gulės po skalpeliu dar, dėl to jis ir varė tenais. Pažiūrėk į Conoro McGregoro, jam nuo hormonų irgi veidas transformavosi, atsargiai, blėt. Bumila natūraliai. Čia gera pusė mums bus ar bloga? Nežinau, jie sako, ką. Nu, gerai. Vaidas daug kartų Amerikai buvo, tai kad jis ten Amerikai buvo, tai Kad yra buvęs, tai tikrai. Mama gimtanė. Aš galvoju, kaip galvos Emilis. Jeigu draugelis tavo turėjo pažinčių, šiaip įmanoma, tiesiog papuolė atsitiktinai, žinai. Jo, Amerikai būna taip. Papuolė. Gerai, man reikia atsakymą, Emilį. Aš sakau, kad, blėtas, pizdu, man bus smagiau, jeigu čia bus tiesa, aš sakau, kad tiesa. Komanda reikia, pritame. Tai gerai, ar iš tiesų tu buvai Elono Masko mamos gimtadienė, Vaidai, pasakyk mums. Taip. Kokia neįtikima istorija. Ir po pirmojo rato turime lygiasias. Abi komandos turi po 3 taškus. Pažiūrėsime, kaip seksis antrajame rate Emilijų Jokūbo. Ėjau į pasimatymą su Šimeilu. Žinojai, kad Šimeilas ir dėl to ėjai, ar atėjai ir tipo, Nežinojau, nebuvo žinoma. O kaip sužinojai? Plemba kažkaip. Vienišų pasisveikinimą, žinai, toks. Kaip pasisveikino Šimeilas, davai. Labas. Ne, ai, tipo, davė ranką normaliai kaip. Jo, kuloką ištėsi. Matai va? Ne, lapciai ištėsi, matai, žinai. Iš rankų, žinai, matai, iš karto. Čia vienas iš tų, kur tai me omre Raul. Kažkas tokį, žinai. Balsas gal nebuvo ant tiek žiaurus, bet matėsi iš brožų. Bet čia Lietuvoje? Ne, čia ne Lietuvoje buvo. O kur? Tailande. Amerikai buvo papuolęs. Ant Tinderio. Nusprendai pasilikti pasimatymę, ar... Biški, žinai, nejauk buvo iš karto, žinai, tipo, iš karto išeiti, žinai. O, blia. Bet taigi Bachūrasgi supras, nu. Ne. Ne, iš karto neišeisi, nu, blemba, žinai, kad ir tos rankas, žinai, blemba kaip Sabonė, žinai, kad ir... Gerai. Kad ir barzda, žinai, milžiniška, kad ir... Pala, tai nuotraukose viso to nesimatė? Ne, žinai, per nuotraukas neįmanoma, kad matytus. Nu, tipo, tu gali nusinti. Per nuotraukas gražus veidas, tai filtrų, žinai, pripysta, nu, atrodo, kaip pana, kaip ledinė pana atrodo. Jeigu būtų įvykęs pasimatymas, kuris būtumėt mokėjęs. Aš. Vyras moka. Tai kodėl tada išėjai iš pasimatymo, kai tu laikai pana? Kaip sakai? O kodėl išėjai iš pasimatymo? Kodėl nepabaigai pasimatymo? Net aš sakau, kad iškart neišėjau. O kiek laiko pabuvai? Vakarienė vis. Papasakok, vakarienė, apie ką kalbėt, kaip buvo viskas, papasakok. Tai, žinai, pradžiui kažkaip bandžiau neliestas temas, žinai. Žinai, ten. Ko dar bandėjai neliestas? How, what's your name, žinai, what's your name? Bet... Olivia, žinai, Bet amerikonka buvo, ne? Olivia, I'm not man, I'm Olivia. Sakau, žinai, it's good steak, yes, it's good meat, I like meat, you like meat too. Ir tokia, yes, Your meat is good also. Kur valgėt steiką? Kaip? Kur valgėt steiką? Klausikoje. Ble, kaip dabar ta vieta vadinasi? Ten gan populiari, aš buvau Čikagui, ta vieta kažkoks Billy's Steakhouse, nežinau, kažkaip random vieta. Aš stebiu Jarutį, ar kaip jisai reaguoja į tai, ką sako Emilis apie Žiūrėjęs puogą. Billy's Steakhouse. What's your name? Jo, nuskridėm, žinai, varmi, kur spogas yra? Išspaus, Monika, spogas. Ne, reikia dezinfekuoti. Tai papurkščiai nuo dekolonų. Man brendimas. Brendimas tau? Jo, Brendimas arba... Žinom. Kiek tada metų buvo? Kaip? Kiek metų buvo tada? Čia man buvo 20 metų. Kažkur. Kiek tau dabar? 26. O tavo draugai tai kiek metų? Tai prieš kiek čia metų? Tai prieš 6 metus, ble. Nu čekinu, ar viskas ok, ten tu specialiai grupiai buvai. 26 minus 20. Visur aš tik tave čekinu, ar meluoja? Gerai, aš skaičiuot moku, ble. Šaunuolis? Dabar parodyk, kad skaičiuot mokė, parodyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dabar matom šunį važiuojant ant dviračio, tiesiog ašaros bėga Lietuva. Ok, gerai. O kas pasirinko vietą, kur eiti?
Aš išrinkau, nes ten pigų žiauri buvo. Pygo, ne? Jo. Billy Steakhouse. Billy Steakhouse. Kur Billy Steakhouse? Chicago. Billy Aš Steakhouse. nežinau, gal dabar nebėra. Gal nėra, ne. Per Tinderį, per kur? Per Tinderį buvo, jo, buvo per Vyksta Tinderį. viskas, pasirašai ir iškart turi vietą. Aš parašiau, žinai, man jinai parašė, hei, smiliuką. Taip ir toną, įrašė Jo, voice. jo, hei. Ir aš toks, hei, tipo, žinai, what's up, I'm a tourist here, you know, would you like to go to a romantic date with me? You know, eat some meat. Ir yes, okay, good. Ir aš, mes... Tai jinai Rusija, jis Rusija buvo, jis... Ne, buvo iš Amerikos, amerikonų. O kodėl rusiško akcentą išmėgė? Nesimilis kaip čia GPT. Biškai kartais maišas man akcentas, aš labai daug akcentų moku. Ir žodžiu, ražiniai skau... Padaryk akcentų kokių daugiau. Padaryk indišką. Davai, šaukit iš salės akcentą, Emilis padarys. Ne, aš keletą. Kokį mokai? Savo geriausią. Geriausia? Geriausią. Teksaso. Aš moku tokią bičą, kuris labai myli Ameriką. Davai, padaryk. Listen here, brother. I love my country. I love my Bible. Mėlis ir... Aš galvoju, jisai Allah Akbar. Gerai, britišką gali. Davai. Visą laiką atrodo, kad tu bembi. Gali Meksikoną amerikietį. Skambi kaip vaiduoklis ant pačių. Gali Meksikoną amerikietį padaryti. Padaryk. Hey, hello, I'm a Mexican, but I legal. Buvęs Amerikoje, matas. Buvo. Užskaitom. Gerai, tai žodžiu. O kodėl Steakhouse pasirinkai pasvalgyti? Steakhouse'as, nes aš nenorėjau, žinai, vestis fast foodą, nes, kažkaip nekultūringa fast foodą, žinai, nes į pirmą pasimatymą. Sakau, kažkur mandriau reikia paimti. Ten buvo, karočią, kukurūzų burbolės ir buvo steikai, buvo bulvės. Valgy kukurūzų burbolę. Valgiau pilną blemą suvalgiau. Tai jau tikrai, kad burbuolės tą vakarą, ne? Ir, žodžiu, ir mes sėdim. Padaryk garsą, kaip valgy. Padaryk, jo. Imituok, kaip valgy. Burbuolė už pakaušę nelaika. Ne. Visą ją suvalgiau. Tai gerai, kaip buvo įgės pasimatymas? Tai žodžiu, mes sėdim, žinai, aš sakau, aš pradžių nenorėjau eiti į tą, tipo, paklaus to, ar tu žinai, ar pas tavę burbolė yra ar ne. Pradžių bandžiau... Tu žinai, Pradžių matėjai, kad čia... Tu žinai, kad tu turi avarija, kažkokia buvo pas ją, gal dar kažkas? Tai pradžių bandžiau ten šiaip, žinai, tipo, ten, what do you study, žinai, ten, I study, ten, žinai, geografija. Už akių kampučių patraukus tokia, ne? Geografija. Ir tada, žinai, bet tada vienu momentu, pokalbį, žinai, nebegalėjau, žinai, ten, sakau. Jo, my sorry, my dog is dead. Ne, aš, tipo, turėjau užmesti, įsitikinti, ar čia vyras ar ne, žinai, sakau, excuse me, I have a question, you have Kaip dantų traukimas, aš negaliu. You have penis or pussy on the between leg? On the between leg. On the between leg. Ir jinai tokia sako, yeah, I'm transgender woman. Ir aš toks, no, I watch, but I don't do in real. Jo. Kaip tu pasakai? I watch, but I don't do it real. Jo. Tau patinka džiunglės, bet tigro namie nenori. Gerai, dalykai. Kaip mano, ar tai yra visgi tiesa ar melas? Aš manau netiesa, nes labai artimas dalykas, nes Emilis dažnai juokauja apie transus. Ir aš manau, kad čia tiesiog misdirectionas mum yra. Aš dar kartą galiu ją pavaizduoti. Bet atiplojas. Kaip jin atrodė, gerai. Su eisena, su viskuo. Saina, kaip vaikščia? Jo. Gerai, aš parodysiu. Ne, nieks. Ne. Gal tik Paskutinį kartą atvedu. Gal tik atrodys. Neplok, ble. Kas čia pavyksta, na? Gana Gerai, tylos. Nu, davai. Ne. Žiūrėk, aš sakau, kas padarė, kad aš suprasčiau, kad tenais yra vyras, ne moteris. Gerai, bet turbūt į kamerą reikia rodyti. Mes matysim, kad... Nes šiaip pana dažniausiai eina taip. O jo, tipinė pana. Mielas. Jo. Visiškai. Man jis toks O jinai mielas. ėjo tai vyriškiau, žinai. Jo. Okay. Ir kai yra tokia eisena ir tas balsas tave išmuša iš vėžių, nes jinai eina taip.
Ir tada, hello, įsi. O gali parodyti, kaip tu salėje tarp repsų vaikštai? Jo. Kaip tu vaikštai salėje su garšva? Su garšva, kai mes vaikštom? Jo. O garšva iš galo ar iš priekio? Iš priekio. Gerbėjai, man reikia jau atsakymą. Kaip jūs galvojat? Kaip manom? Vaidai Aš dalė. palaikau tave dabar. Aš manau, kad tai yra žiauriai tinkantis bajeris Emiliui, jis yra labai artimas ir jis yra labai misdirektinantis, bet aš manau, kad Emilis nebuvo taip. Yes, I have penis, yes. Kaip manai, Vaidai, tu? Ką žinau, blemba, visko gali būti su šito Emiliu. Tikrai gali būti, bet manau aš irgi, kad šį kartą gal. Nors blemba, čia dabar negali žinoti. Gerai, man reikia spėjimo, tai užfiksuosiu, kad tai yra melas, ar ne? Sutinkat? Jo, Aš sutinku. Su mano melą, ar ne? Emilį pasakyti, ar tai yra melas, ar tiesa? Bet ir kaip man būtų liūdna, žinokit, bet čia yra melas. Ir dar vienas taškas keliauja Dominiko komandai. Gerai, Dominikai, dabar to paties eilė. Vidury žiemos su treningais ir tapkiam ėjau ieškoti mamos darbo. Mamos darbo? Mamos darbo, savo mamos Kiek tuo metu buvo? Apie 12, 11. O kas atsitiko? Aš užsitrenkiau už namų. Atsimenat, jūs vyresni, Monikos neklauskė amžiaus, bet kiek tau metų? 5. 3-5. Atsimenat, būdavo tokias tarybinės duris, kurias uždarydavai ir reikdavo spyną paspausti. Kad užsigalėtų. Aš atsimenu tokias, čia kaime Tai tu pas iš mane. Panevėžio, ten visus elektrą dabar tik įvedė. Mes apie Vilnių kalbam. Taip, tai uždarai ir paspaudi. Taip. Pas mane būdavo įprotis visą laiką uždaryti ir paspausti. Ir aš vieną kartą išėjau į laiptinę su draugeliu pabendrauti ir užspaudžiau ir likau va tai va su treningu. Nu kaip iš internato atrodžiau. Ir mano dalykas buvo, kad aš bandžiau atgaminti. Aš dabar negaliu užeiti namo, aš išsigandau ir aš bandžiau atgaminti, kaip daryti iki mamos darbo. Jo. Čia tiesa, kad tu mažiukas rankenas laižydavai. Jo. Man vitaminų trūkdavo, aš geležį taip gaudavau. Taip, tai aš varį iš sienų valgydavau. Jeigu galvojat, kodėl čia aptrupėjo, tai aš tiesiog kaip makaroną. Tai va, tai ir aš išėjau į žygį su tapkiam ir su treningu ir mes su mama sekmadieniais eidavom iš bažnyčios, užeidavom į 3 kryžių kalną pasivaikščiot ir eidavom į Žirmūnus. Čia iš katedros. Mūsų būdavo toks mini žygis. Tai aš nežinodamas, kaip tiksliai, kur mano mama Lonas dirba. darbai tada jaučiu, ne? O, kaip 4 manęs dabar. Tipo. Tai ir aš ėjau atgal iš Žirmūnų, tada daėjau iki 3 kryžių kalną, tada nuėjau, nusileidau, tada nuėjau iki katedros ir tada nuo katedros ėjau iki savo mamos darbo. Bet tu žinojai, kur jinai dirba? Aš žinojau, kaip atsekti, bet aš nežinojau adreso, aš neturėjau pinigų, aš net, tipo, telefonai Gali neegzistuoja. pavaizduot, kaip tavo mama šnekėjo. O bet tu kodėl, pavyzdžiui, nevažiavai Trūlų? Pinigų neturi. Trūlų, bijojai zuikių važiuoti? Aš išsigandau. O pas kaimynus nenorėjai? Pas mane kaimynai visi buvo sena Rusija, kuriai po to ištiško galva ant laiptų kažką. Sena pizda. Sena pizda, jo. Nu tikrai, sena pizda, labai bjauri buvo. Tada buvo senė, kuri mane apkaltino, kad aš iš jos internetą vogiau, nors aš kompo neturėjau. Ir tada buvo senis, kuris ant laiptų miegodavo, kitų aš nemačiau. Ir kaip mama sureagavo? Tai mano mama manęs iškart nepamatė. Aš... Jau, ne. Žiūrėkit, kas nutiko. Aš tuo metu lankiau šokius mokytojų namuose. Negaliu. Negali? 10 metų šokius. Ar galima pavadinti? Koks žodis, sakai? Aš šokau tautinius šokius mokytojų namuose. O mama dirbo kur? Mano mama menotyrininkė. Ai, tai ten Tu kažkur. varydavai į bažnyčią sekmadieniais ir dar šokdavai tautinius. Jo, taip. Čia Mano visiškai ne tavo- perskėlė kaip itakas. Ne, man tai kaip tik jo čia. Jo, čia dalykas, sakai? O tave prievartavę yra mažiuką? Nu, ten net negali prievartavimų pavadinti. Nu, tipo, toks, žinai, bet prievartavimo. Naga, iki naga. Iki naga. Taip. Skaudėjo ar ne? Ne, normaliai, po vyno normaliai jau yra. O buvo šalta, ne? Jo, vat, buvo šalta, biškis snygo lengvai, Jarutis užmetinėjo, kad aš tipo bildinčiau istoriją, žinau. Tai, žodžiu, tai aš einu iki 3 kryžių kalno, važiuoja turistų grupės per 3 kryžių kalną. Ten mama krato pažiūrėkit, vaiką. kairė, dabar vaikas paliktas, tipo. Ir aš praėjau, tada nuėjau iki savo mamos darbo, šiaip ne taip. Ir aš atėjau prie vartų, kur mano mama dirba, bet aš nežinau, ar ten tiksliai tie vartai, nes ten senamiesčio kiemai visokie. Jėzau. Ir aš prieinu ir išlenda mano mamos bendradarbis, vyras su tokia kasa. O Jėzau, maziukas. Ir aš jam sakau, kur mano mama dirba, o jis mane matęs padla yra.
Ir jisai sako, aš nežinau, ir jis nori. Ne, jisai sakė, ateik, parodysiu. Jisai sako, jo, tai jeigu, nu, tipo, bent jau būtų sušildęs. Tai aš nueinu ir aš tada nuo savo mamos darbo, kuris yra nuo prezidentūros biški užkilus, ane? Kur yra? Tipo, tas grįstas keliukas. Daug detalių, kaip tyčia, čia absurdas. Aš pasisukau ir aš nuėjau į mokytojų namus, nes aš ten vienintelis dalykas, kaip aš sugalvojau šitą išspręsti, aš nuėjau į šokių repeticiją, mano mokytoja paskambino mano mamai ir mano mama atėjo mane paimti. Plet, aš dabar suprantu, kodėl jūs tampat komikais. Taip. Labai daug traumų. Tarsi žoskai daug traumų. Jo, bet iš tiesų. Jo, kokių dar traumų. Emilio, ką man tai yra tiesa ar melas? Aišku, kad tiesa. Blia, kiek detalių daug. Taip net liūdna, man šiek tiek pasažiūrėjau, aš labai gavus. O tu po to Galim visi dabar salį vienu metu padaryti. Ar užsipagalvo? Padarom visi salį vienu metu. Čia 1, 2, 3. Tik noriu, kad niekas nepadarytų, Emilis vienas pašaukti. Taip, tikėjau. Nu tai kaip? Tai kaip? Ne, tiesa. Tiesa. Man, kad tai yra tiesa, aš fiksuosiu atsakymą tiesa. Tiesa, bleis. O tai jie dar nesakė. Ne, nu, tai Taip, viskas gerai. Tai yra tiesa ar melas? Tiesa. Tai yra tiesa! Gerai, ir dabar yra Justina eilė. Justina įtrauk kartelę ir pasakok. New York'e susipažinau su žinomu stand-up komiku. Aišku. Kas tas žinomas? Aišku, kad susipažinau. Blama, kaip abstraktu. Jeff Rossas. Mėgsti stand-upą? Šiek tiek. Mėgstam. Šiek tiek. Nu, gerai, jeigu šiek tiek. Nu, blema. Nes jeigu mėgtum stipriai, negalvotum, kad tai Jeff Rossas, nes tu... Jeff Rossas, tipo būtų. Nu, panašiai, aš jį tai atpažinau. Tik buvo antakius nusiskutęs. Ką kalbėt, kai bendraut? Paguglinsiu. Aš žinau, ten žiauriai random patikau. Aš buvau tą vakarą Chris Rocko stand-up'e. Vyko ir tada turėjau sutikti su vienais draugais. Ir tada tie draugai pasakė ne tą adresą. Nuvariau ne į tą adresą. Tada parašiau kitiem draugam ir tada tie sako, atvaryk čia ir tipo spažinsi su mūsų draugais ir buvo Jeff Rossas. Pasakė raustą kokį nors apie tave. Ne, mes, ką žinau, mes ten buvo daug žmonių. Yo, Justinas. Is your name Justin S? Justin. What? Ne, aš visą laiką pristatau Justin. Justin. Justin Bieber. Just in time. Justin time. Hey Justin, just in time. Kalbėjom apie, klausiu, kokie planai, ką darys toliau. Klausiu, kaip sveikatinė. Klausiau, ką toliau su Korausus darys, bet nieko nepasakė. Okay. Ar pareklamavai Lietuvą kažkaip? Ką? Pareklamavai Lietuvą kažkaip? Ne, nu ten daug žmonių buvo, ten nusispjaut visiems vieni kitų, ten labiau kažkaip buvo 20-30 žmonių toks vakarėlis. Būtų keista, kad... Bet labai random. O, Lithuania very good. Elono Musko mama buvo ten? Ne, Elono Musko mamos nebuvo, bet buvo... Joe Bidenas. Jetpacku nusileido. Ir Obama dar mažą vaiką laikė. Jisai suko, ką šio kamuoliu. Bet buvo labai garsių country atlikėjų dukra. Tai kas čia tokia labai gerai? Miley Cyrus, jo. Ne, Miley Cyrus. O tai kas? Stakėnai? Nežinos. Buvo labai daug žmonių, bet buvo labai faina. Tai aš laiką norėjau patekti New York'e į kažkokį tą normalų inside ratą kažkokį ir pavyko. Va, panašiai kaip tau. Viskas, Monika, pramušė. Ratas ištirpa pagaliau, viskas dabar. Jo, pagaliau. Kada čia buvo? Prieš porą metų. Jūs tas irgi daug Amerikoje keliavęs, tai nežinau. Gerai, mano Flexinat vakarėliais. Jo. Bobasko mama, pavyzdžiui, pastatė. Mano tėvas tai PlayStation dirba. Tai aš PlayStation nedirba. Mano tėvas PlayStation nedirba. Tiesiog aparatė mažas toksai. Mano tėt, sunau. Mano polis filmukose filmuojasi. Aš manau, gerai, komanda, kad Justino gyvenimas turėtų būti labai įdomus, nes pažiūrėkite, jam gyvenimas davė daug galimybių. Jisai su treningu nevaikščiojo po 3 kryžių kalną. Aš ir Kupiškį su treningu vaikščiojau. Bet aš, tai va, ir aš manau, kad tave pakvietus į tokią laidą,
tu turėtum geresnių istorijų papasakoti ir tai, kad tavęs neimpresina, kad tu Jeff Rossą sutikai, aš manau, kad tu nesirinktum tokios istorijos pasakoti. O kodėl tu manai, kad aš nesirinkčiau tokios istorijos? Nes aš manau, kad tu turi įdomesnių istorijų. Nes jeigu čiuvas vairė laikė žolę, Jeff Rossas yra toks, čia mums su Emiliu tipo labiau toks. Okay. Viso aš tada Jeff Rossą, man įdomu. Tai aš manau, ką jūs komanda galvoja? Jis tokį užsidegimą pasako ir man buvo irgi mintys, galvau, atvarė ir tokią istoriją pasakė, kad... Nes, pavyzdžiui, Baumilai labiau rūpėtų. Jis yra labiau stand-up. Ir jisai, manau, tipo, sakytų, kaip ten atrodė viskas, kaip ten Jeff Rossas, ar ten plikas buvo, ar dar kažkoks. Nusakė, nusiskutęs antakius buvo. Jo, bet čia tokia... Jis serga vėžiu gal, chemoterapijos. Bet toks irgi randame. Po chemoterapijos jis nusiskuto antakius. Šiaip plaukus tai pasiliko, bet antakius... Matot? Nusiskuto, jis žino. Bet taip atrodo žmogus, kuris įrašytų į tai, kad buvo su Jeff Rossas. Gerai, manau, kad tai yra melas. Aš manau, kad tai melas. Gerai, jūs pasakyk mums, ar tai tiesa, ar melas? Tai yra tiesa. Tai yra tiesa! Mes laikome, jau dviem taškais. Rajumai, tu už visus nusprendai, mes net nespėjom pasakyti nieko. Lemba, Tiesa. Aš norėjau pasakyti, kad jis iš tikrųjų taip nuobodžiai pasakojo šitą, nenuobodžiai, gal nenuobodžiai, reikėtų sakyti, o taip labai kažkaip ramiai pasakota istorija, nes tai galbūt ir buvo. Man buvo, aš užeinu ten į vidų ir ten mega chata kažkokia ir tiesiog ateina Jeff Rossas ir sako, hey buddy, how are you? Ir aš tipo... Čia nesenai buvo. Čia prieš porą metų. Ir paskui ten maždaug ten vakarėlį sako, ten kažkas bičas. Kur užkilai su liftu, atidarai chatą tiesiai. Ten buvo daug visokių. Žodžiu, ir sako, ten Timeris atvarys, Chris Rockas to atvarys, žodžiu. Gerai, dabar yra Dalios eilė, paplojam dalį, palaikom ją. Vaikystėje niekada neturėjau nagų. Nagų? Vaikystėje niekada neturėjau nagų. Pasivaizdas kaip virtas dešrelės. Pas tada mėsos būdavo, mėsom visada. Realiai jo. O vardėdavo skaičiai, ar ne? Panašiai, mama sakydavo, kad mano pirštai atrodo kaip berniuko. Nes aš iki 16 nagų irgi neturėjau praktiškai. Bet nebuvo. Ką reiškia neturi nagų? Tai visai nebuvo, ar nebuvo ilgų? Ne, nebuvo ilgų, taip Aš galvoju, iš vis nėra varva ir apvinioja tada kiekvieną Aš kramtydavau, jo. Ir man mama visada sakydavo, kad manęs vyras niekada neims, jeigu kramtysiu nagus, tai nustojau, dabar jau turiu. Bet virškinimui šiaip gerai nagai, žinai, kad šitas kitesnis. Geriau, ne? Jo. Čia vietoje palako, jau tu žinai šitą informaciją. Tai rimtai. Nagai virškinimui yra tas pats, kas valgyti daug daržovių. Jeigu nemėgsti valgyti daržovių ir nori, kad šūdas nepalaidus būtų, pėsi nagus kiekvieną dieną. O jeigu nori spalvotų šūdų, tai nusilakuok nagus. Čia rimtai, čia tikras dalykas. Emilis laikydavo šikną po ultravioletinę lempą, kad sukietėtų. O daržovės gerai virškinimui, ne? Jo, žiūri. Bet čia viską pasakai iš savo patirties, ne? Aš ne, tu tai nesuprantu čia pirmą. Nusikramtydavai nagų. Jo. Ir atsimenu per krepšinio rungtynės, atsimenu vis laik po rungtynio ateidavo, mama sakydavo, Dalia, tu visada sėdi ant suolelio, kai tai kramtai nagus, nekramtyk. Ir jie visada... O kai tą bičą čiešinai... Be nagų. Be nagų buvai. Šis turi palikti turėnę. Tai pizdė, be nagį. Nes, pavyzdžiui, tai buvo netiesa. Realiai, jo. Aš, pavyzdžiui, laikę pasidu pas žmonės nagus. Ir kažkodėl va tai būdavo. O tu tos nagus kaip nusikramtai ir tu praryji ar išpjaudai? Ne, išpjaudau. Ir nepasilikdai. O dabar kaip yra? Dabar kaip ir yra. Pasidarai gelinius dėl to specialiai? Jo, kad nekramtyčiau iš tikrųjų. Nes čia būna dar taip atlopinėjai. Čia nervinis tikas. Jo, būna kiti iš nervų. Aš iš nuos dar patraukiu. Man tai bambai kažkaip tai labiau užstringa, nežinau. Bambai? Nu, bambytė, jo. O tai panos tau tipo trupina nagus į bambą? Dildinas. Gerai, o tu negavai pravardės, turėtum turėti pravardę kažkokį dėl šito? Nežinau. Benagė. Naginė, kaip naginė. Naginė. O, realiai. Nu, žinok, nedavė. Turėjau kitą pravardę, bet tik sesė žinojo. Kokią? Negaliu sakyti. O kiek trumpiausiai? Labai iš Dalė vienintelis. Dalė bez Dalė. Čia toks, kur lemba nelabai galiu sakyti. O kad be nagų, kad su mėsom buvo iki 16. Kodėl? Dalė smaukalė dar gali būti. Dalė Duriną uždarė. Dalė padvalė. Ačiū, čia patyčių klubas susirinko. Dalė, o kiek labiausiai buvai nusikramčius nagus iki kiek? Nu, blemba. Šitas odėlė, žinot, kai būna, taip netgi iki mėsyčių tokio, kur kraujykos bėgdavo. Ir atsimenu, sustojau dėl to, nes mano sesė sako, mano draugė sako, taip nusikramtė, kad jeigu kraujo uždegimas buvo ir gulėjo ligoninėje reikia. Sepsis. Oh my god. Pas jūs ten, kaip sakant, buvo paplitę tose žemėse žmonės be nagų.
Nu. Daug būdavo. Taip, taip. Aš manau, kad tiesa. Vilniui. Atrodo, kad saksonai. Iš Iškynės, jinai. Žinau, kad iš Kauno. Nu, kodėl visi galvoja, kad Aš irgi maniau, kad Aš Vilnietė. O kada? Nors gimiau Kaune, bet pas Vilnius parašyta. Tėvas greitai Bet dėl to- pernešė. Ne, bet dėl to net gimdyklai tiesiog ten, bet šiaip aš Vilnietė visą laiką nuo pat. Alright. Nesiteisink, Aš nesiteisink. irgi Niekas manau, nenori, kad kad būtų tiesa. Manau, kad parašyta. esu labai dažnas pasitaikantis Taip. dalykas. O vaikystėje nosį krapštydavai? Jo, irgi ir valgydavau. Mėsą kišdavai, nebijodavai, kad mėsą infekuosis nustarglių. Kaip? Keidavai tas mėsas į nosį savo. Mėsas? Nu, taip, mėsas. Nėra, na. Aš tai vaikystėje aš kramtydavau lovos atkaltę. Lovas atkaltė, jūs nes Jarutis kramtydavo lovas atkaltę. Emilė, man atrodo, kad tu buvai tas vaikas, kur mokykloje tipo nuo gramdydavai snarglius nuo langų ir valgydavai. Ne. Bet gumas. Aš gumas. Gumą. O kodėl tu ją grauždavai? Nežinau. Ketvirtoj laisvė. Manau, kad tiesa. Manome, kad tai tiesa, ne? Manome, kad tai tiesa. Kad su mėsom buvo iki 16, iki kelių metukų. Į kelių metukų nepamenu tiksliai, su dešrelėm, nu jaučiu nes... Kada nagai atauga? Kada, aš nežinau, neatsipala galvoju, tuoj. O pasimetė. O vaikas. Ne, nu, Oi, benagė, neatsimenu benagė. tiksliai, neatsimenu. Naba. Kada jau jaučiu vyras susiradau, nors ir tai man dar atsimenu, jis trenkdavo per ranką, sako, nekramtyk nagų, ja. Gerai, galime išvysti atsakymą. Tiesa, tiesa. Matė, kad tai yra tiesa, daryti pasakyti. Jeigu nebus tiesa, tai atiduosim taškelį varškelį. Ar melas? Tai yra tiesa! Tai dažna problema šiaip iš tikrųjų. Na, o dabar nuostabioji, žavingoji Monika Liubovlavė. Vienu metu draugavau su 2 vaikinais. Tiesa. Labai realu jau iš karto sakyčiau tiesa. Visi. Bliamba, kodėl? Sakykime tiesa, bet Monika pasakė, tai tiesa ar melas. Tiesa. Ai, jau viskas? Pasiaiškins, kai čia vaikinais kokiu metu. Kada? Kada jo. Čia buvo nesenai... Gali vardinti, jeigu nori. Ne, nevardinsiu, aš nedarysiu jam reklamos. O dabar darytum taip? Niekada, Antanai, baigta. Gerai. Baigta, aš... Žinai, yra du vyrukai. O kurio čia metu? Tas vienu metu. Vienu metu. Čia buvo prieš 2 metus. Čia buvo prieš 2 metus. Taip. Prieš 2 metus? O kiek laiko O prieš 2 draugavai su metus tu abiem? nebuvai su vienu vaikinu? Ne, aš buvau su 2. O kiek laiko draugai su vienu ir kitu? Kiek gavos, kiek gal skaitė? O dėdė Kaspo žino apie tai? Žino. Žino. O kad dėdė Kaspo čia kas yra? Yra kažkoks senas vyras su cipūra. Krašto apsaugos tasai. Ministras. Sunkusis kraštas. Kauno meras. Kauno meras? Kultūros. Neoficialus Aš po 3 valandas, aš nebesuprantu sarkazmo, hebra. Neoficialus. Krabulas Ne, dėlis. tai čia Bertulis, neoficialus Kauno meras. Tai tada neoficialus. Gerai, neoficialus. gerai. Jis su vienu draugavau ten metai su trupučiu. Tada taip gavos, kad persileirino. Tai reiškia persileirino. Nu, Tai tu tai buvo pradėjai- su vienu, tada atsirado kitas, tai vienu metu buvo 2. Tai iš pradžių su tuo, o tada su tuo Ir galiausiai Aš kaip... abiem fitimiti. Jo. Okay. O kaip tu vertini pati tai, kad tu su 2 bičiais vienu metu buvai? Žinau. Laikas yra svarbiausias dalykas. O pasilikai su vienu kažkuriuo? Pasilikai su vienu kažkuriuo? Solskaimerio, mačiute, kalbėt. Tipo, o tai kiek dabar valandų? Nu, svarbu sienos, ne juodas. Tarzaną pisa tiesiog. Jo, tikrai. Laižiau, prisilaižiau. Tipo. Metų tą mozaiko. Koks buvo klausimas? O liko kažkuris vienas ar abu įsužinoti? Dabar nei vieno nebėra. Dabar aš stengiuosi. O kaip vertini dabar tai? Myrė. O, nu, normaliai, žinok, racionaliai vertinu. Okay. Nieko O blogo. kaip tas racionalus vertinimas būnant su Nu, tipo, dviem amorė, vyrais? tipo, viskas cool. Ką, nėra jokio moralinio kažkokio? Nėra. Ar būdu vienu metu tave? Jo. Vienu Ne, nu, tipo. Ne, vienu metu nebuvo. Ne. Vilis jau klausė. O vienu metu buvot susitikę visi? Ne. O tai kaip sužinojo? Ar sužinojo? Nesužinojau. Nesužinojo. O tai galiausiai abu permetė ir vieną atmetė. Abu. Abu atmetė, permetė. Nu, Atsibodo. kaip, ne, tai iš pradžių vieną, paskui kitą. Nu taip, bet A, jie dabar abu. nesužinojo. Ko pritrūko pirmajame, kad atsirado antrasis? Bet, prašau, jo. Bliamba geras, mano terapeutas manęs net neklausė. Tai gal keisk? Klajumai geras. Ok, tai kas? Ne, nu žinai, ten buvo galbūt
Fizinį kažkokį trūkumą. Kažkaip ir nenorėtų čia taip sakyti garsiai. Jau sakykime, kad buvo komplektas. Ne, buvo dalykai, ne vienas, o kokie, žinai, tu neišsiskiri, kaip, žinai, kaip lėktuvo katastrofa nevyksta dėl vienos priežasties, taip tu ir neišsiskiri dėl vienos priežasties. Tai buvo komplektas dalykų. Tu daug žinai apie lėktuvų katastrofą? Jo, kažkoks toks. Ką? Aš esu žiūrėjus viską apie lėktuvų katastrofą. Kaip tu išsiskiri paprastai? Telefonu. Telefon, tu avoidini, ne? Tam aš paskambinau, sakau, susirink daiktus iki 12. Bet ilgai tam baisi su tuo su... Palauk. Tai tu gyvenai su vienu? Pusiau. Ką reiškia pusė? Jisai tokių savo namų kaip neturėjo, bet savo daug... Tu su vietu draugavai. O aš turėjau... Ne, jis buvo labai jaunas. Inkaritė susipažinti. Taip, tu nešėjai maisto banką ir jūsų rankos susilietė ir tu galvoji, aš dainavau maisto banko renginį labdaringam. Ne, ir... Kaip tu galvoji susipažinti? Berniukai su trumpai šortais. O tas antras buvo iš nelietuvis, dėl to man buvo biški lengva. O kokia tautybė? Italas. Amorė. Su užsektais marškiniais nėra buvęs, žodžiu, gyvenime. Pirmą įeina paėnisas, tada jisai įeina. Aš žiūriu, kur sudrėbės. O tas pirmasis ir nežino, kad... Aš nežinau, žinok, man neįdomu. Tai pirmasis buvo lietuvis, o antrasis buvo italas. Ok. Ar esi kada nors prie jo picos kraštų nesuvalgius? Ką padarė? Ar esi kada nors prie jo picos kraštų nesuvalgius? Žinok, nevalgiau aš su juo picos. Esi pisos kečiupo prie jo. Nes čia taip pizda būtų, smūgį išmaltų iš karto. Nevalgiau, nes aš su juo niekad nesutikau Italijoje. Gerai, matom, kad Antanas jau spirga. Jis tik buvo tik Lietuvoje. Kaip galvojat jūs? Aš biškai buvau iššokęs. Aš žinau, kad buvo italas jos gyvenime tikrai ir aš žinau, kad ir lietuvių yra buvę jos gyvenime. Keli buvo. Aš gal tiesa. Tiesa, nes Monikos mina pasikeitė. Gal ir visiškai. Arba jinai pasakoja dalį tiesos, arba jinai pasakoja supyką. Daliai tai nepasakoja, jinai tiesos niekada. Gėda. Jūs galvojat, kad aš tokia? Taip. Tai mano, kad tai yra melas ir Monika. Ar tiesa melas? Ne, dabar dročinamus. Ne, tai mes tiesa sakom. Tiesa. Mano, kad tai yra tiesa, ar ne? Monika, jie mano, kad tai yra tiesa. Man labai liūdna, bet melas. Melas! Tai yra melas! Monika. Ne, negalėčiau tai būti. Mes neatspėjam, dėl to, kad mes norėtumėm. Laižė ir prilaižė, ką? Labai tikinamai. Gerai, buvo toks, tai ką čia? Atrodo, kad tau nejauku labai pasakoti. Toks bahūrės. Bet galėtum tai padaryti? Ne. Bet tavo draugė kokia yra taip darius, 100%. Yra. Jo, čia yra tas toks per šoną. Gerai, nepavadžiau. Gerai, ir turime paskutinį dalyvį, tai yra Vaidas Baumila, iš visų jėgų palaikom jį. Aš iškeičiau mamą apdovanojimą į LKL čempionų žiedą. Ne. Su kuo pasikeitė? Kas žmogus, kur tu? Su kuo apsibainėjai? Su Saboniu, su kuo? Ne su Saboniu, su mano draugeliu, kuriam priklauso dalis klubo. Tai galėjo, tikrai. Pala. Ne, o tai kuris klubas? LKL čempionai. Ta prasme... Nežinau, čia sunku atspėti, kas LKL čempionai keletą metų išėlės. Kaunas LKL Lietuvos krepšinio lyga. Lietuvos krepšinio lyga. Jo, Lietuvos krepšinio lyga. O kada tu tai padarėjai? Nėra taip labai sunku. O tu galvoji, kad didelis su čiulpinuku? Tai prieš... Aš iškeičiau tą apdovanojimą, kurį gavau prieš 2 metus. Ką gavai apdovanojimą? Už, ten keli buvo apdovanojimai. Kokie? Tai ne prieš metus gavai? Prieš metus. Ta, kurį atidavai. Prieš metus. Ne, ta, kurį atidavai, už ką buvo? Ta, kurį aš atidaviau, tai buvo galbūt, labiau susikeitėm. Tai, nežinau, ar tai permanently ar nepermanently, pažiūrėsim gal. Už ką buvo apdovanojimą? Už ką tu apdovanoja, blemba? Ta apdovanojimą aš atidaviau už geriausią atlikėją. Supratau, žinai, LKL krepšinio žiedą visai kėda tau turėti, bet jisai, jeigu turi namuose geriausią dainininką, geriausią atlikėją, tai vien. Lemais yra ką čia panas. Man svarbesnis buvo albumo apdovanojimas, taip namuose kažkaip tai lentynoje laikyti, o atlikėjo kažkaip, whatever, vis tiek. Ir tai nebuvo pažadas, kad mes ant visam kažkaip tai tą padarom. Ir kadangi mano draugeliui kaip ir priklauso tas klubas, o žiedus gauna visi klubo, ir valdžia, ir žaidėjai, ir treneriai, ir paukščiai. Paukščiai? Jo, tai žiedoja paukščiai. Ir meškienai. O kom tas žiedas ypatingas, susidėti nematom gal padaryti? Paukščiai nežieduoja. Ne, žiedas nieko nėra, jis nėra ypatingas, jisai tiesiog yra inkrustuotas. Gauni praėjimo kažkokių specialių ten kažkokių
sąlygų, kai užsidedi. Sabonio balsas įrašytas prieš. Na, žinai, kaip ten būna, elitinis kažkoks. Ne, ta prasme, jisai toks, tipo, jis yra dėžutėj, normaliai, gražiai padarytas, aš nežinau, ar tu matęs. Jis labiau nenešiojimo, tiesiog pasidėti lentynui. Nu, tu jį gali užsidėti, ta prasme, jisai nėra ten ant piršto tam tikro išmatuoto padarytas, bet jis yra dėžutėj. Bet nebus, kad užsidėti tą žiedą, gali pas Sabonį chatą naktį ateiti. Aš turiu 3 dainininkam klausimą. Vaidui, Justinui ir Monikai. Kodėl visi taip atidavinėja tos apdovanojimus mamos? Jo. Kas yra? Kodėl yra tokie... Nėra. Ne, nu, tipo, aš girdėjęs šitą, kur ten ateina band scenos, šitą savo valytojai jau duosiu. Ir ten dar kažkas, tada ten Walsas rodo, kaip jis ten pilas rūtas ant jo ir tada parėmė. Aš tai draugam duodu. Aš, pavyzdžiui, kur gavau už geriausią koncertinę grupę. Draugų golfistų studijoje palikau. O kas yra golfistai, tipo, kurį, tipo... Kas yra? Ne, draugai, faini, mes esam kompanija. Ir pavyzdžiui, aš jiem pastatęs pas juos ten treniruočių toj studijoj. Kaip pagerbimas toks, ne? Nu, toks tipo, jo. A, jo. Šiem skiriau, jo. Jo, Giedrius Savickas irgi yra sidabrinę gervę atidavęs. Nu, taip, tai jeigu nuvažiuosit į Žalgirio areną, tai irgi oficialiai rasite vieną ir mamą apdovanojimą. O gal ir kelis rasit, nežinau. Ne, man labai tikėtina, nes Vaidas labai mano draugas Tomas Aunina. Skamba tikrai įtikinamai. Blema, bet gali būti ir melas, žinai. Gali būti ir melas, bet... Jūs galite tiesonet vadui Tomu Okmanui paskambinti dabar ir pasiklausti. Jau čia prasideda. Tai aš galiu paskambinti. Ką? Kodėl? Todėl, kad jam priklauso didelė dalis klubo. Koks jo numeris? Ir tu čia su juo apsikeitai? Ką? Su juo apsikeitai? Ai, Kaip tau, Myri, tu ne to stiprioji pusė, ne krepšinis. Aš nežinau, kas tas... Aš nykas LKL nežinau. Negalai, kad čia jūs duoda. Kas tas mama? Nežinau, kad reikia tuokti su Kašiu. Mama, motina, čia motina jam davė. Mamos žiedą. Mamos. Aš sakyčiau, kad tai yra tiesa. Gali būti tai tiesa. tikrai labai gali būti tiesa. Tomą žinau, kad gali būti. Kašias fanas yra žiaurus. Vaidas? Jo. Jūs su Tomu žaidžiat irgi kartais. Jo, gali būti. Tiesa. Aš manau, kad reikia, žinot, čia ganėtinai... Šiaip nėra labai svarbus taškas. Jo, nes mes vis tiek laimime. Bet užregistruosime tiesa, Vaidai, paskutinis. Ar tai yra tiesa ar melas? Nu, blema, gerai, jūs čia pavarėt, netiesa. Ir ačiū tiek iš mūsų dalyvių, ačiū jums žiūrovai, kad žiūrėjo šitą laidą. Iki kitų kartų, ačiū jums!